Kai jau pasakiau garsiai, kad važiuosiu į Dakarą Arūnui, kai jam pasiūliau būti mano šturmanu, jis sako, kokiu šturmanu, sakau, mano. Arūnas pradėjo rėkti, sustok, aš išliek. Kaip tu pati jautėsi, Aš tai verkiau už laimę, sakau, čia viskas čia mano, tai sakau, viskas galim ruoštis. Ir sakau, aš neturiu biudžeto, nes biudžetas kainuoja ten tom varžybom, geroj komandai 35-40 tūkstančių eurų, 2 dienom, sakau, aš neturiu tokių pinigų, sako, tai gerai, sako, tai aš sakau, tave kviečiu. Ir mes išvažiuojam, jau gatvėje dingsta stabdžiai ir tu supranti, kad tau dar net greičio ruožas neprasidėjo ir tada supranti, kad koks tavo greitis bus 50, 60, kiek tu gali išvairuoti. Tarkim, jeigu kalbam apie Dakarą, vien startinis mokestis kainuoja 32 tūkstančius eurų, vienas mechanikas kainuoja 10 tūkstančių eurų. Kosmosas gaunasi apie 300 tūkstančių eurų biudžetas. Jo, aš gal netgi sakyčiau, kad to šeiminiškumo pačiose varžybose jo nelabai lieka. Nes sakau, per Dakarą mes ten skiriamės, aš nežinau, aš tiksliau skiriausi su Arūnu labai daug kartų. Tai mano visą laiką tas didesnis paveikslas yra įkvėpti kitas moteris ir įrodyti, kad mes moteris tikrai galim. Nes aš esu pirma ir mano tikslas praminti takus kitoms, nes man sakė, jeigu Boba gali suvažiuoti, tai aš irgi galiu. Ir atsitarai ir ten Boba net taip ir galvojam, kad nieko jai šiandien nebejuokinkit jūs manęs. Paskutinę dieną man po postais rašo sveikinimai šaunuolė, netikėjom. Nes labiausiai kas būna, tai būna Dakaro depresija. Juk mes turime ir Lietuvoje labai daug žmonių, kur sako, o važiuosiu Dakarą. Nu ir kiek jau išvažiuoja. Šitą kelionę yra apie discipliną, apie motyvaciją, apie pralaimėjimus, apie traumas. Ir man negėda sakyti, kad aš esu pirmoji Baltijos šalių, taip, nes aš esu. Ir viskas. Taip. Ir jūs to fakto nebepakeisit. Kiek finansiškai Lietuva pati padeda garsint vardą? 0. 0. Gerai, tai tada pradėkim nuo jūsų, nes, realiai tai, kai parašiau, kad turėsiu su jūsų susitikimą, tai sulaukiau labai daug tokių wow, nes realiai labai visi norėtų apie jūs pačią daugiau sužinoti, nes kiek žinau, kad Emilija Šaunuolė dalyvauja Dakare ir tiek, bet pati Emilija, iš kur ta Emilija, kaip sako amerikiečiai, original? Iš kur? Iš Vilnietė, Kaunietė, iš Klaipėdos, nieko absoliučiai nežino. Tai patogioj vietoj gyvendavau, gimiau, tai tarp Vilniaus ir Kauno Elektrėnuose. Elektrėnų Žiburiai. Taip, tai visada ten gyvenau, iki tol, kol baigiau mokyklą. Iš tikrųjų, jeigu taip tiesiai šviesiai pasakys, nebūdavo ten ką veikti, nes neturėdavom kažkokios infrastruktūros įdomios. Dabar nedarumai su Kasparaičiu. Linkėjimai. Iš tikrųjų, tai visą laiką stengdavausi kažką veikti ir nebūti namie, važiuoti. Sodą turėjo mano senelis, aš dabar tebeturiu, tai važiuodama visą laiką su dviračiais, su draugiam. Tiesiog stengiausi sportuoti, lankiau lengvą atletiką ir dailės tokį kaip būrelį pas dailininką, nes aš ruošiausi stojamiesiems, norėjau įstoti į interjero dizainą, tai man nepavyko, įstojau fotografiją. Ir iš tikrųjų buvo labai juokingas toks dalykas, kad visi tu galėjai arba piešti, arba fotografuoti, bet dažniausiai, jeigu žmonės stoja į fotografiją, tai jie eina fotografuoti, bet aš galvoju, tiek žmonių eina fotografuoti, aš taip tingiu ten vaikščiot kažkur lauke, aš papiešiu, iš karto stojau geriausių balų, tai man labai patiko, kad galima pasirinkti tokias alternatyvas, tai nebaigiau už tos specialybės, liko parašyti bakalaurą, bet taip viskas ir užsitęsė ir iš tikrųjų nemanau, kad tą dalyką darysiu. Bet buvo labai vis tiek. Žinot, gal kažkada. Gal kažkada sugalvosiu. Bet buvo tikrai naudinga, įdomu ir visas tas savo žinias esu panaudoju savo marketingo reikaluose, sportuose ir taip toliau. Tai tikrai neskau, kad nevertinga mokytis. Tai jeigu tik nori. Mašina pati, ta prasme automobilis, kada jis atsirado, ar kai buvai mažiukė vietoj lėlės norėjai krano, ar daug vėliau čia tas visas jau? Iš tikrųjų niekada nežaisdavau kieme su draugiam Barbėm, gal esu tik porą kartų, jos ten būdavo prisidariusios iš degtukų dėžučių visokiausių tų spintų, aš gaudau, kaip jūs neturit ką veikti, kaip jūs čia dabar prisidarėt visko tiek. Man nebūdavo įdomu, man būdavo įdomiau lipti į medžius, esu žaidėm slivukių karą ir lipau ir praslydo koja, tai tiesiog taip staigiai atsirėmiau, susilaužiau ranką ir atsimenu, mama, kodėl tu sako, negali kaip visos mergaitės, neįdomu, tiesiog visada keliai būdavo apdaužyti, visą laiką mėlynių turėjau. Ekstremalumo buvo nuo vaikystės. Visada, taip, ir sakau. Ir baimės irgi tokios nebuvo, lipti į medį, viskas okei. Ne, apskritai nežinau, ar turiu labai daug baimių kažkokių tokių, nežinau, kas susiję su kažkokiais sportais ar susijęs dalykų nelabai. Nelabai tikriausiai. Dabar jeigu taip pagalvojus, tai gal net neišskirčiau nei vieno tokio dalyko.
Tai va, tai mano ta vaikystė tokia ir buvo. Visą laiką laukia, visą laiką kažkur, kad būti, važiuoti, daryti, maudytis, šokinėti nuo tiltelių, nuo kol parašyta, kad negalima šokinėti prie elektrinės. Ten būdavo toksai šiltas kanalas, tai elektriniečiai tikrai žino, tai mes ten nusilipdom ant pačio viršaus ir su draugiam šokinėdom arba ir su draugais. Tai būdavo labai smagu. Visą laiką stengdavaisi būti gamtoje ir visą laiką matyti kažką veikti ir nesėdėti vienoje vietoje. Tai atsimenu, jeigu man didžiausia bausmė būdavo namų areštas, kad negali išeiti. Aš irgi turėdavau, tai aš labai nekęsdavau, aš galvodavau, kodėl, pavyzdžiui, manęs tėvai neprikula, dabar čia taip pasakyčiais laikais, bet tais laikais gaudavo visi ten tos biržės košės, galvodavau geriau, aš jau mane prikultų ir tada leistų. Vis kartą negali išeiti. Laikydavo namų areštą, tai tas labai man buvo sudėtinga. Tikriausiai matė, kad tai labiausiai veikia. Jo, psichologiškai. Tiesiog buvo psichologinis muštras toksai. O su pačiu pirmavimu, pirmūnė pati esi iš esmės nuo vaikystės, ar ne? Jeigu tokia, ta prasme, noriu geriausiai, noriu padaryti ir taip. Jeigu kalbam apie mokslus, tai iki 8 berods klasės būdavau toj pirmūnų lentoj, kas man buvo labai gėda. Aš nesuprasdavau, kodėl mane ten deda, man labai nepatikdavo. Nepatiko viešintis, ta prasme, ne? Nepatiko, kad ten įeini mokyklą ir tavo ten tos nuotraukos kabo, ten nuo 5, nežinau, nuo kelintos mes būdavome Ąžuolyno tokiai mokyklai, pagrindiniai, po to aš perėjau kitą ir kai perėjau kitą jau nebebuvau pirmūnė. Tai va ten, žodžiu, visą laiką įeini ir tavo tos nuotraukos. Nu, man atrodo toks dalykas, kuris nieko netneša. Nei man kažkokios naudos, nei kitiems vaikams, bet, garbės lenta berods vadindavosi. Tai man tas dalykas nepatikdavo. Kas liečia sportus, tai taip visą laiką norėjau laimėti, visą laiką norėjau būti pirma. Tai aš ir dabar atsimenu, grįžti ten koks 3 vietos diplomas, ten kokio lengvos atletikos ar ten, netinka jau tas, galėtų būti pirmus. Tai visą laiką tai buvo, o kas liečia automobilių sportą, tai ką pradžiai klausėt, tai aš tiesiog neturėjau jokių finansinių galimybių to užsimti, tikrai kadangi mane mama augina, tai aš neturėjau tokio dalyko, kad mama man sakytų, eik rinkis kokį nori būrelį. Tai tikrai ne. Bet ką tu rinkai? Bet įdomu šiaip, kokius būrelius? Tai lengvoji atletika ir dailė. Dailė irgi kainavo nemažai ir atsimenu, su mama labai tardavomės, kad prašau, išleisk mane, nes man labai patinka. Tas dailininką, ar ne? Sakys dailininką. Aha, mes mokindavomės. Ir tas automobilių sportas tai tiesiog būdavo per televizorių ir aš tiesiog žinojau, kad aš tikrai būsiu Dakare nuo 11 klasės. Aš matydavau tą laidą ir aš ten nieko nesupratau. Tai sakė tavo mama, taip palinksėdavo, sakydavo, aha, ar tiesiog suprato iš tavo, kad tu gali kažką padaryti? Man mama apskritai, mano visas svajonės visą laiką sakydavo drambliuko svajonę. Tai čia turbūt reiškia, kad niekada neįsigyvendins, nes aš esu susvinėjau užsirašęs ir mama atsimenu klausė, ką tu čia užsirašinėjai, tai aš užsirašinėjau, kad noriu į Tailandą, į dramblių, ten sanctuary, visur, aš ten visokiausių tų vietų. Tai atrodė truputėlį taip. Taip, dar kitaip. Ja. Ir visada mama sakydavo, kad, gerai. Pasvajok, praeis. Tai aš kažkaip nekreipdavau dėmesio, nes aš tiesiog žinau, kaip yra būna toks jausmas tavo viduje, kad tu tikrai ten būsi ir man net nekilo kažkokio abejonių. Ir su Dakaru lygiai taip pat. Žinojau, kad ten būsiu, nieko absoliučiai tada nesupratau, man tik buvo labai gražu, nes atrodė, oho, jie čia išvažiuoja, kokie čia faini, kaip čia fainai, čia dabar visi visur lenktyniaus. Iš tikrųjų, tai yra labai sunku, bet ką tu matai per televizorių, matai labai gražią istoriją. Atviruką tą visą taip. Visiškai, tai jis man labai patiko. Bet tu jau taip kažkur tai giliai viduje supratai, kad tai yra tau, kad tu pati norėtum tą padaryti, ar ne? Aš kaip pasakiau, kad aš tikrai važiuosiu, tada supratau, kad gal man bent jau reiktų pabandyti, nes aš nebuvau bandžius. Nes tavo vyras važiavo motociklu, ar ne? Taip. Ir po to jisai po traumos berods, ar ne, atsisakė važiuoti? Jam pasakė, kad jam reikia keisti klubus, tai būtent tuo metu Dakare, jis grįžo 6 dieną berods Dakaro iš 12, jis sako, šiandien galiu nulipti nuo motociklo, čia man skaudas, ką tu čia užsidirbinėjai, ne, sako man, ir grįžom iškešėjau, kad tikrai skauda jam smarkiai ir kad reikia keisti tuos abu klubus, kad jie yra susidėvėję, sakau, tai tu nebijok. Čia nuo atsitrankimo, ar ne? Jis 30, dabar berods 6, neatsimenu kiek metų, 31 metus sportuoja, tai yra normalu, kad tavo kūnas susidėvi ir tenise tas pats, ir daugelį. Visose profesionaliuose sporto šakose praktiškai taip yra. Ir tuo metu, kai mes susipažinom su juo ir pradėjom tą kelią į Dakarą, tai jis jau buvo baigęs karjerą, nes jį buvo nutrenkę automobilis, jam buvo sulūžę raktikaulis, jis buvo išsipardavęs visą savo techniką, bet kažkaip išsiaiškinom, kad mes turim bendrą svajonę Dakarą.
Tai sakau, jeigu tu taip nori tą Dakarą, reikia važiuoti, kažkaip reikia daryti. Ir tais metais mums pavyko, man pačiai dar nepavyko išvažiuoti, bet kitais metais jau buvau kartu medijos komandai, kaip čia pasakyti, medijos komandai tiesiog. Atstovas ryšiams, ar ne? Daugiau, bet jau tu tada į tą virtuvę įnėrį jų, ar ne? Jau tu galėjai iš vidaus viską pamatyti. Nebeišneriu niekada. Bet tavęs tas neišgąsdino, ta prasme, dar labiau užsidegėjai, jau kai pačią tą virtuvę pamatai. Nes tu, žinai, kaip per televizorių ar iš šono matai tą gražų atviruką ir viskas truputėlį kitaip atrodo. O kai patenki į vidų, nebuvo tokio, maždaug. Buvo pirmais metais, kaip aš nuvažiavau, apskritai mes nuvažiavom į Saudo Arabiją, jinai buvo tik atvėrusi duris turistam. Mūsų labai smarkiai prigąsdino, kad mums čia reikės dengtis, būtinai rengtis abajas ir taip toliau. Ir aš galvoju... Netgi su kostiumu tuo visų, jeigu ne? Tiesiog aš kalbu visai komandai, jeigu mes einame dienos metu ten į kažkokį prekybos centrą ar kažką nusipirkti, ar tiesiog į viešą vietą, tu privali. Ir mes atvažiavom su tokiais įsitikinimais ir tokiais... kaip čia pasakyti, stereotipais, o pasirodo, kad šalis yra viena turtingiausių kultūriškai, labai draugiška, labai paprasti žmonės, įeinam į visą tą prekybos centrą, moteris pačios atsilapojusios išeina, aš ten užsidengus, gerai, galvoju, sakau, dabar čia mums patiks, sakau, čia fainai bus. Tai iš tos pusės, iš kultūrinės pusės buvo labai keista, nes buvo labai daug priešnekėta, kad bus labai tabu, taip, bet visgi iš sporto pusės buvo kur kas sudėtingiau. Tai atsimenu ir verkiau, nes buvo labai šalta. Ir mums reikėjo miegoti palapinėje, nes to biudžeto tikrai ten jokios vakaras ir rytas jisai šaltas. Apskritai, Saudo Arabija, kai mes ten atvažiavom, tuo metu būna žiema ir, tarkim, Tabuko regione ar kažkur tai šiauriau yra labai šalta. Tai naktį gali būti ir -2. Ir mums reikia miegoti palapinėje ir aš niekada prie tokių sąlygų nebuvau miegojus ir aš galvoju, Jėzau, kaip čia viskas sunku, bet gal kokią 5 dieną viskas įsimylėjau už tą Dakarą ir kai tu... Adaptacijos reikėjo suprasti, kur aš čia iš vis esu. Ir kai mes pradėjome sekti tas varžybas, mes pravažiavom visas šalis skersai išilgai. Ir dabar jau kelinti metai, jau 5 berods metai, ar jau 6, jau gal net 6. Tai mes antiek matėm visokiausių tų užkampių to šalies, kad tu tiesiog džiaugiesi, kad tau pavyko tai padaryti. Net nevažiuojant kartu, bet tiesiog būnant komandoje. Tai iššūkių tikrai yra, ne tik suvažiuoti Dakarą, bet ir būti komandoje. Tikrai yra iššūkių ir tu matai, kaip ten susipyksta kitose komandose ir grįžta namo vidury yra. Nes tai tikrai nėra lengva, bet džiaugiuosi kiekviena patirtim, nes tikrai tas Dakaras atnešė viską, ką aš turiu dabar. O dabar žinau, kad norint pradėti važiuoti, reikia licenciją įsilaikyti, ne, tarptautinę. Tai kaip ta licencija atrodo, ką tau reikėjo padaryti, kad tu galėtum važiuoti? Tai tiesiog reikia sudalyvauti tam tikrose varžybose. Aišku, kitų varžybų reiktų ir Lietuvoje. Skaičius tų varžybų turi būti kažkoks ar tiesiog? Jo, turi būti ir skaičius, turi būti atitinkamos kažkokios tos varžybos, bet nežinau, labai dėkinga su mūsų automobilio federacijai, kažkaip turbūt Arūno gerų vardu pasitikėjo ir tikrai nebuvo mums labai sudėtinga šitas kelias. Aišku, turėjom padaryti tam tikrus dalykus ir išvažiavom, tai džiaugiuosi dėl to. Ir kitas dalykas, tai čia aišku licencija, bet iki tos licencijos vis tiek tą patį tau reikėjo kažkur tai su kažkuo mokintis, turėti kažkokį mokytoją, negali tiesiog vairuoji, kad ir Cybertrucką ir po to persėdi Dakare, taip nebūna, tu turi vis tiek kažkokių tai gauti. Tai pradėkime nuo to, kad aš apskritai niekada nebuvau bandžius, aš kai nusipirkėjau, pasakiau garsiai, kad važiuosiu į Dakarą Arūnui, kai jam pasiūliau būti mano šturmanu. Taip jis sureagavo. Jis sako, kokiu šturmanu, sakau, mano, sako, tai kaip, nes aš niekada jam nebuvau sakius, kad aš svajoju važiuoti. Tu niekada nesakyk, aš niekam kažkaip nesakiau. Kažkaip labai, kai pasakai, tai visiems atrodo, čia kažkas labai per daug. Tai aš kažkaip niekam nesakiau, kaip apsisprendžiau jau tada ir pasakiau. Tai jam buvo šokas šiek tiek, bet iš karto aišku sutiko. Ir sako, tai gal tau reiktų bent pamėginti, sakau, jo, reiktų bent jau pamėginti, nes aš įsivaizdavau viduj, kad man dykuma, tai jau čia viskas mano vieta, aš geriau negalėčiau niekur rasti, bet sakau, gal reiktų ir patikrinti praktiškai, nes tikriausiai, kartais tos svajonės šiek tiek skiriasi realybėje, tai mes nuvažiavom labai. Tikrai taip. Tai mes nuvažiavom išbandyti bagius pirmą kartą ir labai toks mielas sutapimas, kad šalia tos bazės, kur mes išbandėme, tai mes būtent šiai dienai turime atsidarę jau savo bazę Dakar Dubai.
treniruočių bazė, tai ten yra gal 200 metrų, tai mes ten išbandėme. Arūnas pradėjo rėkti, sustok, aš išlėkiu. Kaip tu pati jautėsi? Aš tai verkiau už laimę, sakau, čia viskas čia mano, tai sakau, viskas galim ruoštis. Ir nebuvo baimės, nes vis tiek klampumas ir... Ne, nieko nebuvo. Nieko. Nieko ten nebaisu. Aš nesuprantu, ko ten galima bijoti, kitiem gal ir baisu, bet aš labai tikrai džiaugiausi tą galimybę, kad aš galėjau bent jau išbandyti, supratau, kad tikrai man tai patinka. O dėl trenerių, tai aš manau, viską, ką tu renkiesi daryti, reikia eiti pas tai, kas jau yra padaręs kažką. Tai, ne, tai pas laimėtoją. Tai aš ir nuėjau pas laimėtoją, nes yra Latija. Sakau, jis man pasiūlė atsisėsti į savo tuometinį automobilį Dakare. Tu sakai, aš esu mergaitė Emilija. Ne, aš atėjau dėl kitų reikalų, dėl Kaukėno paramos fondo, nes aš norėjau kepuraitę paimti iš jo ir kad mes ją parduotumėm labdaros renginio metu. Ir jis sako, gal tu nori atsisės pas mane į mašiną. Ir aš buvau būtent tą dieną pasakius savo, kad aš jau viskas važiuoju į Dakarą kažkada. Ir aš sakau, nenoriu, man įdomu, aš noriu pati važiuoti. Tai gerai, sako, atvažiuok pas mane į treniruočių bazę. Na, galvoju, gerai, arabai čia šneka visą laiką, visi, bet žada daug. Gerai, sakau, atvažiuosiu. Nu, ir kažkaip ir nuvažiavau. Ir tada jis man pasiūlė dalyvauti pasaulio čempionato etape. Tai buvo mano antros varžybos apskritai. Sakau, čia rimtai, sako, taip, tai tu matau, kad gerai važiuoji, kad turi talentą, sako, atvažiuok, sakau, tai bet aš neturiu talentą. Talentas kame, kad, ta prasme, tu jautiesi labai gerai, ar ne, ta prasme, toj vietoje automobilyje važiuoji, nebijai ir... Tuo metu man atrodė, kad man tiesiog čia gal gyrė mane, nes, nežinau, atrodo, tai aš buvau labai mažai treniruočių turėjus ir aš kaip dabar šiai dienai prisimenu, tuo metu atrodo, aš vis nemokėjau vairuoti to sportinio bagio, bet pasirodo kažką gal mokėjau ir kažką matė. Nes, nebūtų taip sakė, realiai, taip. Turbūt. Ir tiek, ir mane pakvietė, sakau, bet aš neturiu biudžeto, nes biudžetas kainuoja ten tom varžybom, geroj komandai 35-40 tūkstančių eurų, 2 dienom, sakau, aš neturiu tokių pinigų, sako, tai gerai, sako, tai aš tave kviečiu. Nu gerai, ir tada mes nuvažiavom ir sudalyvavom, tai esu labai dėkinga, nes tikrai... Kaip sekėsi? Blogai. Pirmą dieną pusę dienos sekės labai gerai, o po to mums dingo stabdžiai, kurios problemos neišsprendė viso ralio metu. Kažkas buvo būtent tame ir mes tiesiog išlėkdom iš posūkių. Tai mes važiuom, yra stabdžiai, tada mums reikia sukti, stabdžiai nebėra ir į krūmus. Jūs negalite išsukti? Negalim, jo. Ir nes bagio taip lengvai nepasuksi, nes jis virsta labai, tai reikia tiesiog su stabdžiais stabdyti ir vairuoti. Tai, žodžiu, tikrai buvo labai sudėtinga diena, tikrai sudėtingos varžybos, tokie, sakyčiau, dakarinės labiau jau tipo, ir akmenų, ir slidžios dangos, ir fešfešo, visko ten buvo, bet iš rezultato... Fešfešas, taip pasakykim žiūrovam, kad yra smėlio audra, taip? Fešfešas tai yra toksai smulkus smėlis, kuris tiesiog tu gali įklimti jį, tai tarkim, įsivaizduokit kokį fešfešą ir dabar jūs, jeigu praeitumėt, jūs tikriausiai sunirtumėte tenais, tai jis labai labai minkštas. Jis kaip pelkė toksai, bet smėlio pavidalu. Jo, jisai toks tiesiog tave įtraukia, sausas, tiesiog pakėlė labai daug dulkių ir tau sunku yra išvažiuoti iš tenais, reikia irgi turėti tam tikrų įgūdžių, aš aišku jų neturėjau, bet gerai ten visai sekėsi. Tai kas liečia rezultato tema, tai tikrai nebuvo mano svajonių rezultatas, nes sekėm iki to, kol turėjom stabdžius, tai buvo viskas tikrai gerai ir, nežinau, mes galvom ir 10-tukę ir tikrai viskas buvo puiku. O kas liečia patirtį, tai buvo vienas įspūdingiausių mano varžybų ir esu labai dėkinga už tą galimybę, nes... Kurios tave įkvėpė darai toliau, ta prasme, netgi nebuvo kažkoksai, tai pavažiavau ir viso gero skrendu aš atgal. Taip. Bet buvau ir aš, atsimenu, nes labai norėjau rodyti, kad aš tikrai galiu, nes tave pakviečia, tau apmoka. Tai va čia tas pasireiškia, bet loseris, nemoku būti loseriu. Ir atrodo, taigi tu turi dabar įrodyti, tu privalai čia, nors savo viskas čia gerai, tai visko atsitinka, čia toks sportas, technika, bet ne. Aš kiek žinau, aš nežinau, ar aš teisingai žinau, bet kiek pati skaičiausi, tai kad tuo metu, kai vyksta varžybos, mechanikams negali padėti, jokie jūs patys turite tvarkytis, ar ne? Taip, tai ten nieko neįmanoma buvo susitvarkyti, netgi sakau, atvažiuojam į bivaką, atrodo jau sutvarko ir mes išvažiuojam, jau gatvėje dingsta stabdžiai ir tu supranti, kad tau dar net greičio ruožas neprasidėjo ir tada supranti, kad koks tavo greitis bus 50, 60, kiek tu gali išvairuoti. Tai va, tai kiti ten praskrenda pro 120, tai tu supranti, kad nieko tau čia neįlėsina maždaug, aš taip noriu, bet negaliu jo. Tai va, tai buvo toksai labai geras man spyris, šiknon, kad apsiraminčiau, niekam neprivalau nieko įrodinėti, jeigu mane pakvietė, reiškia, toks jau buvo sprendimas ir neprivalau čia niekam įrodyti. Nei teisintis, nei įrodytis, nei... Taip, tai buvo sunku labai emociškai, tai vėlgi Arūnas su savo profesionalia patirtimi mane tikrai ištraukė, kaip ir per visas varžybas iki šiol.
nes tikrai to reikia. Dar iki šiol emocionuoja, ar ne, tas yra toks. Stengiuosi kuo mažiau ir tikrai galiu pasakyti, kad pavyksta. Bet visko būna, nes aš neturiu 30 metų patirties, aš turiu tik 2 metus patirties. Labai mažai dar. Labai mažai. Labai mažai. Tai va, tai tiesiog labai... Kaip su visais dalykais, kaip automobilio paruošimas ir taip toliau, tai jūs jau jį ruošiat iki varžybų metus laiko kažkur, ne? Tai prieš kiekvienas varžybos mūsų mylimi mechanikai Jonelio TV prasideda. Nu, kad nebūtų ten tų dalykų kaip stabdžiai ir kažką. Taip. Kaip ir jūs įruošiat, ar ne? Tai turim, sakau, Jonelį tokį, kuris gyvena Kaune ir turi savo tokį servizą su didelė komanda, patyrusią komandą ir iki šiol neturėjom absoliučiai jokių... Krepšininkai turi Jonelį, jūs turite Jonelį. Mes turim Jonelį. Tai jokių gedimų neturėjom, kad būtų iš jų pusės kažkokia kaltė, nebent aš sulaužydavau pačioj pradžioj detalesnės. O kas užta labiausiai? Pusašiai dažniausiai, nes nemokėdavau tiesiog suprasti, ką tas bagis gali, ko negali, kaip važiuoti per duobes, tai tiesiog natūralu, daug kas lūždavo man, bet dažniausiai pusašiai sulūždavo. Tai kas iš jų pusės liečia, mes visą laiką būdom ramus, žinom, kad viskas bus visą laiką techniškai bus viskas padaryta. Taip. Ar daug, ta prasme, finansiškai tai yra labai brangu turbūt, ar ne? Brangu. Tai aišku priklauso labai nuo varžybų, kiek, tarkim, jeigu kalbam apie Dakarą, vien startinis mokestis kainuoja 32 000 eurų, vienas mechanikas kainuoja 10 000 eurų, nusigabentą mechaniką reikia, tada reikia fūros, tai fūra vėl ten leidimai ir taip toliau, keltai, kosmosas, gaunasi apie 300 000 eurų biudžetas. Čia vienoms varžyboms? Dakar, jeigu mes kalbam, Dakar, jo. Tai kitos varžybos, tai tarkim, turėjom tą pasaulio čempionatą, 35, 40, labai priklauso vėlgi, kokią komandą renkiesi, ar tu renkiesi profesionalus, ar tu renkiesi kažkokius naujokus ir bandai sutaupyti. Bet dabar jau daugelis, kadangi jūs esate žinoma ir jūsų komanda yra žinoma, tai daugelis turbūt gal ir ateitų ir su kažkokiais for free pagrindais, ar ne, ar visi nori dirbti už pinigus. For free, ta prasme, kad dirbti kad padėtų jūsų komandai, tarkim. Nežinau, iš tikrųjų, aš manau, kad negavo jie labai didelio atlyginimo, nes visi mes, tiek Jonui buvo pirmas kartas, kaip asmeninė jo komanda važiuoja į Dakarą, tiek visiems mechanikams, tai nemanau, kad jie užsidirbo kažkokius didžiulius pinigus ir esu jiems labai dėkinga, kad jie pasiruošė ir išvažiavo, pasiryžo tiem 2 savaitėms tiesiog pasiekti bendrą tikslą. Tai čia bendra idėja tokia gavosi. Nes ir jie savo tas pirmasis fūras išvežė tenais ir visą savo komanda ir mes buvom visiškai naujokai. O kaip yra su tais 163 puslapiais taisyklių, kuris iš jūsų mokinasi jas visas? Arūnas, šturmanas. Apskritai, tikriausiai šturmanai turi išmokti ir žinoti viską. Aišku, ir vairuotojas lygiai taip pat jis turi susigaudyti, kada tau įvažiuoti, kada neįvažiuoti. Jos keičiasi, ar net, kaip aš suprantu, kažkuria prasme šiek tiek tos taisyklės, ar jos yra pastoviai vienodos? Tai jeigu ten liečia kas techninius niuansus, tai tikrai jos keičiasi. Jeigu kas liečia startus, įvažiavimo laikus į tam tikras zonas, tai dažniausiai niekas nesikeičia. Ir tiesiog reikia žinoti, bet kai tu jau vis tiek tau nebe pirmos varžybos, jau tu tiesiog automatiškai tos dalykus darai, bet faktas, kad visus laikus, kada startuoti, kada išvažiuoti, kur važiuoti, aišku, žino šturmanas, nes mano darbas yra vairuoti. Aš negaliu ten galvoti, oi, čia man dabar kada, kur, čia kaip. Bet tu tada turi pasitikėti šturmanu 110%, ar ne? Tikrai sako, tu viskas. Tikrai taip. Ir vėlgi, ne tik man, bet ir kitiems būna, kad tu pradedi ginčytis. Ne, man atrodo, kad dabar reiktų čia važiuoti, nes pasižiūrėk, kiti nuvažiavo tenais. Ir būna, kad ir, pavyzdžiui, šturmanas, bet tai gal mums vis tiek reikia važiuoti ten, nes ten visi nuvažiavo, ar ne? Tai tikrai būna labai, reikia daug to laiko, negali tiesiog sėsti ir, nes girdžiu labai daug Lietuvoje žmonių, kur mes irgi Dakarą važiuosim. Na, ir ten būna, važiuoja. Atrodo vienaip visą laiką. Labai viskas lengva, tikriausiai atrodo, tai važiuoja visiškai kitoj disciplinui, neturėdami jokios patirties, jie sako, kad jau važiuosi tą Dakarą, tai aš visada tik tai už, kad tų lietuvių daugiau būtų, nebūtinai lietuvių apskritai, kad visi važiuotų ir darytų, ką jie nori, bet mano didžiausias rekomendacijos pirmiausia nuvažiuoti bent į panašias varžybas ir svarbiausia bent jau dykumoje. Ir nuvažiuokite iki Klaipėdos, jeigu jūs nesusibarsit, arba susibarsit ir susitaikysit, tai maždaug dar okei, nes realiai taip, aš pati, kai sėdu už vairo ir turiu vyrą, tai labai sudėtinga man būna, nes jeigu viena važiuoja viskas okei, o kai dviese tai labai sudėtinga, todėl man ta komandinė jūsų dvasia tai yra kažkas tai nenusakoma net, nes realiai tai yra sportininkų jau susidirbimas. Jo, aš gal netgi sakyčiau, kad to šeiminiškumo pačiose varžybose jo nelabai lieka, nes
viskas labai dinamiška, labai viskas greitai keičiasi. Ir tada tu važiuoji, tu net neturi ten minties, čia vyras tavo, ne vyras, nebent jau labai užpyksti. Tada faktas, kad tu turi tą tokį, kad gali daugiau pasakyti, negu pasakytum turbūt svetimam žmogui. Aišku, čia nėra gerai, bet lygiai taip pat ir iš jo pusės. Tai šitą dalį reikia labai apsidirbti ir suprasti, kad, nesakau, per tą karą mes ten skiriamės, aš nežinau, aš tiksliau skiriausi su Arūnu labai daug kartų. Bet tai yra irgi gerai toks adrenalinas. Ir jis gerai, to Skirsim, kai baigsis darbas. Aš sakau, tu nekreipi dėmesio. Ar nekreipi dėmesio, kad mes skiriamės? Tai būna tikrai tokių komiškų situacijų, bet to jau galo varžybų jau ant tiek vienodai viskas, nes tu supranti, kad į dieną tau ten reikia nuvažiuoti 400-500 kokių kilometrų, to jezu, ir tada dar pravažiavimai, ir tu jau tiek jėgų nebeturi, nes pačioj pradžioj tai ta veda adrenalinas, viskas gerai, bet kai tas radijas kuria maždaug vieta jau pajauti tą tokį jau nuovargį. Antrą dieną daug mažo? Šeštą kokią? Šeštą. Kiti sako antrą dieną. Kiti sako, pirmą dieną jau labai pavargsta. Aš nežinau, aš pirmą dieną vis tiek yra adrenalinas, jo, dar toks excitingimas vyksta. Taip, tai nejaučiu tokio kažkokio. Aišku, aš ruošiausi fiziškai, tai nebuvo taip, kad tiesiog sėdėjau ir, nuvažiuosim, nesgi kiti sako, kad automobiliams. Fiziškai tai ką, tai tikrai tu sportuoji, sporto klube nuolatos ir taip toliau. Lygiai forma, ar ne? Pilates, dviračiai ir... Dviračiai dėl ištvermės ar dėl... Dviratis ištvermės, nes pilates, faktas, kad mes tiek ten neužsikvepuojam, bet visi vidiniai raumenys ir viskas, kas man leidžia išsėdėti absoliučiai visą dieną ir nevemti, kai kiti ten vemia, išlipia, guli ant žemės, nes nebegali paeiti, nes tu tikrai tiesiog visą dieną esi labai... Kiek valandų išsėdi? Tai iš tikrųjų būna 7 valandas važiuoji. Tikrai čia jau skrydyje sunku užsėdėti, o čia dar turi ir vairuoti. Tu visada esi susisegęs labai tvirtai. Tai faktas, kad tu matai tiek. Išsities ten kažkaip, ar kažkaip patogiau atsisėsti, ar kojas kažkaip pakreipti labai. Tu negali. Tai faktas, kad būna tu važiuoji, tau ant tiek šikna nuskausta, bandai ten ant vienos pusės pasidėti ant kitos. Pradeda tau kelėnis skaudėti galų gale, nes tau visą laiką reikia kairį stabdžio. Elementariai gali pradėti ir tirpti kojas, nes kraujotakas. Ir rankas, ir viską, bet kažkaip, kai tu tam ruošiesi, nebėra jau tokios didžiulės problemos. Kiti galbūt mažiau ruošiasi, tai aš matau, kad visą laiką skundžiasi per tos interviu, buvo labai sunku, labai smarkiai pavargau, pasportuokit ir viskas buvo gerai. Patirtis nuo vaikystės sporto irgi dar davė didelį pliusą, man. Aš manau taip, aš po to buvau metus tą lengvą atletiką, bet kaip ten yra sakoma, kad raumenis turi gerą atmintį, tai iš tikrųjų man labai greitai pavyko ir į tą pilatės įsivažiuoti, nes pilatės, kas ten sako, kad yra lengva, tai jie iš tikrųjų nebandė. Jie nedarė pilates, tai iš tikrųjų tai yra labai sudėtinga ir sunku, bet tu supranti, kad visą tavo kūną gali sustatyti, kaip sustatyti, tu susistatai, bet geras specialistas. Visas raumenų grupės tavo dirba tiesiog jau. Tai jeigu tau nereikia raumenų kalno parodyti kitiems žmonėms, tai man atrodo pats geriausias sportas. O dviračiai ištvermė, atsipalaidavimas ir galvos pravalymas. O kažkokių baudų ar gavot? Baudų? Jo, ar diskvalifikacijų, Dakare jo. Ne, bet vos nediskvalifikavo, galima sakyti mūsų, nes prologe, tai yra ta pirma diena, tie maži kilometrai, 36 km ilgio greičio ruožas, mus nutrinkė tiesiog kitas ekipažas, tai buvo absoliučiai jų kaltė ir jeigu mūsų lankas būtų įlinkęs, ar kažkas desiformavę, tai mus tiesiog galėjo diskvalifikuoti. Nes nėra įrodymo, ar ne? Tai prasme, kad jisai... Jie ateina, patikrina, teisėjas patikrina, tai mes labai bijojom, laukiam tų teisėjų greičiau ateinant, nes tu supranti, kad tavo varžybos dar tik tai prasidėjo. Tai negana to, kad ir tas bagis aplaužytas, bet svarbiausia tas lankas. Tai buvo streso tikrai ir buvau turbūt pikčiausia, kada save prisimenu. O kažkokių baudų tokių nieko? Ne, nieko negavom. Nes aš kiek žinau, kad jūs GPS negalit naudotis, ar ne, jūs turit knygą? Taip, tik knyga. Bet telefonus gali turėti, tai kaip čia su... Mes galim turėti telefonus, nes mes nesame, kaip jie vadinasi, nesame tie VIP rideriai, ar ne, tie, kur kovoja jau gamyklinėse komandose, kur tarp gamyklų komandų vyksta didžiulė konkurencija. Tai jos nuolatos tikrina ir taip toliau. Bet iš to telefono nėra jokios naudos, nes jeigu tu įvažiuoji dykumą, ten ryšio niekaip nerasi. Teisingai jo. Tai mes turim satelitinį telefoną, jeigu kažkas nutiktų, bet faktas, kad tas satelitinis telefonas tai yra įdėtas apačioj po sėdynę, tai mes iš jo tiesiog gali pasiskambinti ir tau gali kažkas kažką pasakyti, bet šiaip tai jokio tikslo telefoną turėti, nebent pasifilmuoti ir įdėti kažkokį istoriją. Tai turbūt, kai jau važiuoja tam azartį, ten iki filmavimuose, ar ne, stoja.
istorijoms. Aš visada stengiuosi nusifilmuoti, nes tikrai į šį Dakarą išvažiavom dėka daugybę žmonių, tai aš visada skau, kad mes turėjom pačią didžiausią ir geriausią komandą, tai visada norisi pasidalinti savo visokiausiais tais įvykiais, nes visko buvo. Mum ir kūrą perpilė, ir ant žemės begalės buvo kūro, ir mes ten Arūnas sako, tu žiūrėk, ar mes neužsidegsim, ir visko. Ta prasme, per daug įpylė? Per daug įpylė, jo, kažkokia jų sistema buvo sugedus ir būtent mums nenustoja pilti. Mes viskas ant žemės, sakom, jau pilasi, jūs žiūrėkit, bet ačiū Dievui ir ištampė ir bakus, ir tikrai buvo nelabai gera situacija. Bet ir aišku, priduoda svorio tas turbūt kuras, ar ne, perpildytas. Svoris, tai gal toks ten dalykas nėra labai toks, nes, žinot, čia varžybos neralis, klasikinis, ar ne, kur kiekviena sekundė, aišku, būna finale, kad kiekviena sekundė svarbi, bet čia vis tiek čia yra maratonas. Tai neskaičiau, kad ten labai mums kažko pakenkė, bet buvo tikrai pavojinga. Tai visas tas žinias norisi perduoti savo visiems sekėjams, savo tai dideliai komandai. Jo, ir tuo metu, kai karšta, yra geriausia sakyti apie tai. Nes nei ten kažkokių žurnalistų yra, nieko ten nėra. Tai o lietuviai nesiunčia žurnalistų? Aš kalbu greičio ruožuose, ja. Ten kažkokio kūro užpilimo zonose ar kažkokiose specialiuose stovyklose, kur neįleidžia tiesiog jokių žurnalistų, ar ten lietuvių ar nelietuvių. Bet bivakuose jau įleidžia žurnalistus, ar ne? Jūs galite eiti jau. Ten ir tai mes savo komandą visada vežamės, tai yra media komanda, filmuotojas, fotografas, Lietuvoje dirba pora žmonių, nes jeigu aš važiuočiau už savo asmeninių lėšų ar iš šeimos kažkokių lėšų, tai tikriausiai nedaryčiau tokio dalyko, ar ne, kur aš turiu smarkiai dirbti, ne tik prieš Dakarą susirenkant biudžetą, bet ir Dakaro metu ir po Dakaro. O tokiu atveju, kai mes privalome atidirbti, nes toks yra susitarimas su partneriais, bet aš tai vis tiek džiaugiuosi tą galimybę ir neskau, kad aš čia kažkokia vargšė, kad čia man reikia dirbti dėl to, nes aš tai visada skau, aš neieškau rėmėjų, aš ieškau partnerių, nes mes atidirbame ir parduodame paslaugą, mes juos reklamuojame, mes garsiname jų vardą. Ir ne tik, bet kuriuo atveju tai dar istorija, sporto istorija, Lietuvos istorija. Jeigu pačių globaliausių šitų visų žvilgsnių žiūrint, tai tikrai tai nėra tai, kad jūs ir vyras gaunat naudą. Ne, tikrai ne. Ir aš apskritai savo šitą dalyvavimą žinau, kad aš būsiu pirmoji Baltijos šalių moteris. O yra dar moterų be tavęs? Ne, nėra. Ta prasme, iš kitų šalių yra. Iš kitų. Bet jeigu mes liečiam Estiją, Latviją, Lietuvą, tai aš esu pirmoji, kuri vairuotoja Dakare moteris atsirado, tai aš tuo labai džiaugiuosi, bet vėlgi tai nėra mano kažkoks asmeninė ambicija. Mano visą laiką tas didesnis paveikslas yra įkvėpti kitas moteris ir įrodyti, kad mes moteris tikrai galim, nes aš susidūriau su daugybė visokiausių kliūčių, komentarų ir stereotipų, kad man čia nereikia, tu čia iš vis vairuoti nemoki, 2 metus net nevairuoja. Ta prasme, buvo tikrai labai sudėtinga ir aš po to pastebėjau, kad gaunu vis daugiau žinučių iš moterų. Žiūrėkit, aš nusipirkau raudoną Vespą. Sakau, o tai aš irgi tokia turiu. Sako, tai taip, aš dėl to ir nusipirkau, nes sako, aš įsilaikiau teisės, nes jūs esate ambasadorė. Ir aš galvoju, ką, kodėl? Ir tada aš supratau, kad mano ta misija turi būti kitokia. Tai neturi būti mano asmeninė ambicija, faktas. Man rezultatas buvo ir bus visą laiką svarbus. Ir dabar iškovojus 3 vietą Lenkijos 7 dienų ralyje, mes buvom 3 iš 68 ekipažų. Ir tada tu supranti, kad tie žmonės, ant kurie tavęs visą laiką sakydavo, kad čia nieko nemokė, tau rašo per WhatsApp, kokie tu šaunuolį. Ir tu gerai. Jie visą laiką, čia yra, aš kaip sakau, tas 20% tų žmonių, kurie visą laiką keis nuomonę pagal vėjas. Nes bus tikrieji mylėtojai, bus tikrieji nekentėjai, aišku, kurie tyliai rūko dabar kamputyje, nes neturi ką pasakyti blogo, ar ne. Ir bus tie, kurie keis savo nuomonę. O tik ką blogo pasakyti visą laiką lieka. Tai buvo komentaras, tai kas ten mes turim tokią, aš toj grupėje nesu, tarp kitko, tikriausiai dėl to, kad esu moteris. Tai SSV grupė, tai yra bagių grupė, lietuvių, daug ten yra tikrai žmonių ir ten buvo irgi parašęs žmogus komentarą, kad tai kas ten per bagis, kad sugebėjo 3 vietą laimėti. Nors pas mūsų bagis tikrai nebuvo kažkoks stebuklingas ir jis buvo vienas paprastesnių, galėčiau sakyti, bet Gerai, galvoju, gerai, taip ir turi būti. Tai va, tai iš to tikslo važiuoti į Dakarą aš nenoriu, nei kažkokie ten išgarsėti, nes man tada turbūt ir mokyklai būtų patikę būti to garbės. Jo, aš galvoju, nes kai jūs sakėt, kad jums nepatiko jūsų išviešinimas, sakysim, ar ne iškabinimas, tai tikrai, širdžiai, kai man nepatikdavo, man būdavo gėda, tai aš ir Dakarą važiuodama tikrai nesitikėjau, kad va, žiūrėkit, kokia aš dabar būsiu žvaigždė. Aš žinau, kad tikrai to dėmesio bus, nes aš esu pirma ir mano tikslas praminti takus kitoms, sulaukti stereotipus, padėti merginoms, nes aš žinau,
žinau, kad tų merginų yra, kurios nori Dakarą važiuoti ar nori užsimti bet kokia sritimi, kuri yra galbūt šiai dienai vyriška, ta pati IT ar verslas ar, nežinau, aviacija ar dar kažkas. Tai mano tikslas yra sukurti bendruomenę stiprių moterų, kurioje mes galėtumėm dalintis savo patirtimi ir savo visom klaidom, nes dažniausiai ką visi žiūri, kaip tau sekasi, kaip tau čia viskas gerai, kaip tau viskas lengva. Tai manęs irgi pačia klausia neseniai, o tu ar kažką dirbi? Nu, nedirbu, sakau. Nu, sakau, aišku, kad dirbu. Bet ką, sako? Nu, nes ką, aš dedu į Instagramą šuniuką, kai pasivažinėju su bagiu ir kai kavą geriu arba kažkur leidžiam smagiai laiką. Nu, taip sakau, bet, nu, aš kažkaip, man nelabai atrodo įdomi ta diena, kai aš visą dieną prie kompo prasėdžiu ir ten bandai bendrauti su potencialiais partneriais ar pardavinėti savo šitą kaip paslaugą. Tai va, tai... Netgi gal ir nelabai reikia čia visai visuomeniai žinoti ten tam tikrų dalykų, ar ne? Netgi, tarkim, elementarius dalykus kaip buitisgi nepradėsi rodyti kaip skalbi dabar. Ar ten dar kažką. Nu, rodai tokius malonesnius kažkokius. Tai tikriausiai visi taip daro, ne? Jeigu mes atsidarytume. Bet tau yra labai sudėtingas kelias, nes sulaužyti stereotipus nėra taip lengva, o tų stereotipų Lietuvoje dar begalės yra daug. Ir ypatingai stereotipų moters, sakysim, vaidmeninės, tokia ne tik, kad tam pačiam ralyje, bet aplamai požiūrį į moterį laužyti. Taip, ir aš net atsiradus, net tuo metu, kai aš nesakiau, kad aš važiuosiu, atvažiuodavau su Arūnu į varžybas, filmuodavau, ar ne, ir prieidavau, ir taigi mes nufilmuosim, tai tugi gali namie pasidėti, kam tu čia vargsti? Sakau, aš nevargstu, man čia fainai, sakau, man patinka. Nu, bet žinok, mes šiandien filmuosim. Tai sakau, filmuokit, ką jūs norite, aš sakau, filmuoju, ką aš noriu. Tai tokia vyriška globa, matant gražią moterį, ne, jiems atrodo, kad jie globoja, jeigu ją pasiunčia namo, kad jinai savo sėdėtų ir žiūrėtų serialą, visi turtingi verkia ir kokie ten tie serialai yra, žodžiu. Ir vis mėgstu kartais ir tos serialus. Tai čia yra normalu. Bet ką žiūri. Tai taip, ta išvaizda irgi nepridėjo man kažkokių pliusų, nes ateidami pas partnerius, ypač vyresnius ir tas tokias senesnės kompanijas, kur tu matai ir iš komunikacijos, ar ne, kokios jų yra vertybės, dažniausiai, kai jau užsirašė, tu supranti, kad į tave pasižiūri šiaip kaip į mergaitę dažniausiai ir tave vadina pokalbio metu mergaitė. Nu tai mergaitė, nu kaip čia taip. Ir man visgi jau dabar 31 metai ir tave vadina vis tiek mergaitė ir tada sako, kad tavo tos svajonės geriau duok vyrui vairuoti, kur vyras nenori vairuoti, nes jis vairuoja motociklą ir jis pats sakydavo, aš nenoriu, sako, vairuoti, kodėl jūs man sakot vairuoti. Jis net nebandęs normaliai pravažiuoti greitai. Tai yra nori. Jis to nori. Jeigu jis nenori, aš susirasiu kitą šturmą. Čia, sakau, nėra problema. Bet kažkaip žmonėms yra labai sunku suprasti. Ir vėlgi tas stereotipas, nes matant liekną, gražią moterį, jiems savo galvose pakeisti tą stereotipą yra žiauriai sudėtinga, bet jūs už tai ir esat šaunuolė, kad jūs tą darot. Ir ta prasme, ne tik, kad darot, bet ir padarot. Taip, man labai patikdavo pirmose mano varžybose, kai mane pamatydavo, kad mano bagis visada ryškus būna. Dabar, kadangi mūsų pagrindinis rėmėjas yra Rentviai, tai jų pagrindinės spalva yra geltona. Tai jinai šviečia tiesiog iš toli. Ir tu pamatai, kad tas bagis jau tave pastebėjo. Faktas, kad mane visi pažįsta. Lietuviai, aš turiu minti, kurie važiuoja į tas varžybas ir jų būna ir 20, ir 25. Dabar ypatingai labai daugėja. Labai. Nes man sakė, jeigu Boba gali suvažiuoti, tai aš irgi galiu. Čia jau vyriškas. Tai sėkmės tikrai visi gali, aišku, faktas. Tai jie mane pamato ir aš matau, kad jie pradeda tą gazą spausti maksimaliai ir tas bagisi visas pusės ir mes su Arūnu važiuojam ir juokiamės. Nu gerai, jau traukis. Tai anksčiau manęs nelabai norėdavo praleisti, bet bandydavo ir tu supranti, kad tuoj bus arba kažkokia avarija, arba koks ratas prakirstas, arba kažkas, taip visada nutikdavo. O dabar tai jau mano tie konkurentai, jau tikrai su kuriais ir sutarėm dabar ir visiškai, ir aš labai džiaugiuosi, kad pasikeitė tą situaciją, nes aš visą laiką garsiai apie tai šnekėdavau, apie visus tos komentarus, kurie ateidavo tiesiog man sakyti nesąmonės kažkokias. Aš visą laiką ir socialiniuose tinkluose rašydavau, kad jie daugiau taip nedarytų, nes aš moku labai gerai atsišaudyti, stovint. Tikrai neversi kamputyje. Tikrai ne, bet aš žinau, kad jeigu kitai moteriai tai pasakys, gali būti, kad tai bus paskutinės jo varžybos. Jos. Tai va, tai dabar jau sako, oi, pamačiau Emiliją kaip panterą, tai iškart pasitraukiau šoną, kad tik netrukdytų. Gerai. Tai va, ta situacija keičiasi. Bet aš manau tik dėl to, kad aš apie tai šneku. Ir man visi, ką tu čia skundė? Aš nesiskundžiu, aš tiesiog čia neskundimas, tu turi savo istoriją. Kodėl aš negaliu pasakoti? Tu turi būtinai sakyti, nes tuo pačiu, supranti, kažkas yra tokio lietuviško mentalitete, aplamai, kad, ta prasme, tam tikrus dalykus mėgstam už
nuslėpti, ar ne, arba palikti už uždarų durų, arba nedasakyti, ir ten gauni komentarą, tiesiog neviešinti, nes kažkaip, ne kažkaip. Bet realiai tai mes turim tą daryti, nes kitaip ta problema nepasikeis. Būtent. Tai aš priėmiau tą, kad aš esu pirma ir aš turiu tai spręsti ir šnekėkit, ką jūs norit, man neįdomu, apskritai jų nuomonė, man neįdomu nei kažkokių komentatorių, irgi kai pradėjom važiuoti Dakare ir mus nutrenkė ir atsitarai ir ten buvo net taip ir galvojam, kad nieko jie šiandien nebejuokinkit, jūs manęs nurašykit, jūs kiek norit, man nuo to tik geriau, dėl to, kad mano peržiūros didesnis. Peržiūros didėja. Ta prasme, jūs man tik padedat, jūs galite ten keiktis kiek norit, tie patys, kurie keikėsi tą pirmą dieną, paskutinę dieną man po postais rašo sveikinimai šaunuolė, netikėjom. Jie išprotėję yra, nes jų nuomonė novėjo keičiasi šiek tiek jo. Tai va, tai vėlgi, aš eidama čia žinojau, kad tai bus, man būdavo komentarai, kas čia taip kvepia, čia neturi kvepėti, nes čia vyriškas sportas, jūs, sakau, smirdėkit. Aš noriu kvepėti, aš noriu kvepėti ir pas mane ir blizgesys, ir šukos, ir viskas sudėti, ir visi tie įrankiai pas Arūną pusėje. Aš vis tiek netaisysiu, nei to rato, nei aš ten noriu, tam šturmanas ir yra. Nepatinka, kiti daro dvies. Vairuotojai vyrai lygiai taip pat. Renkasi šturmaną kai kurie būtent sutaisys automobilį, o jis tuo metu ten storius daro. Bet tame vyrų komandoje nekyla net klausimų. Nekyla klausimų, nieko blogo, taigi jis va čia turtingas arabas, jis gali ką nori. Aš išvirškim dar tokio dalyko, kad yra pavydas. Tai tas irgi sugroja tokią savo. Nes kai kurie tokius komentarus rašo vien tik dėl to, kad jaučia pavydą ir supranta, kad patys per gyvenimą matyti nieko tokio panašaus negalėtų padaryti. Tai irgi tas yra. Nors mes visi galim, aš nelabai suprantu, kaip galima įsivaizduoti, kad mes kažko negalim, nes jeigu mes jau sugalvojom tą kažkokią svajonę, tai faktas, kad yra. Tai svajonę sugalvoja labai daug žmonių, bet kiek aš jau per savo ilgą gyvenimą įsitikinau, kad labai daug kas svajoja, bet tam, kad tu turėtum tą svajonę, tai turi iki jos eiti. Ji pati pas tave neteis, o va tas va eit, tai ne visi nueina. Bet ar tai yra labai sunku, tarkim, ir jūsų atveju, ar ne? Tai mano irgi būtų viena iš svajonių susipažinti su Rūta Lee, nes man atrodo, kad nerealus žmogus. Aš dabar labai gerai draugauju, atskris pas mane ir tada nuvažiuosim. Jum irgi turbūt tiesiog ką jūs padarėt, parašėt laišką. Aš niekada savęs neriboju. Viskas. Taip. Tai kame problema, tai jeigu tu nori, paimi ir parašai. Ir viskas, nueini, mano atveju, sakau, aš noriu. Į mašiną skau, tai nenori, man įdomu. Tai žinau, kad su mašina nevažiuosiu, biudžetas man kol kas šiai dienai yra per didelis. Bet su bagiu... skiriasi biudžetai mašinų? Oi, labai didelis. Jo, skirtumas mūsų 300, jų virš milijono. Tai dar automobilis. O kodėl, bet įdomu? Nes automobilis pats brangesnis, detalės brangesnis, daugiau komandos reikia, tai viskas labai skiriasi. Priežiūra ar ne? Priežiūra, viskas, servisas, tai tikrai visiškai kitokie biudžetai. Tai ką man lipti tą mašiną, nei man ten įdomu. Aš noriu, žinau, ne, čia tokie, kaip aš sakau, kaučiaus ar lovos ar sofos patarėjai, tai jų visą laiką buvo ir bus. Ir tiesiog kuo geriau tau seksis, tuo jų daugiau išlys. Ir tuo daugiau bus patarimų, į kur tau dabar sės, į kur dabar tau žiūrėti ir taip toliau. Tai čia aišku. Jeigu kas liečia Instagramą, man dažnai būna, aš manau, kad ten visą laiką būna vienas ir tas pats žmogus, kuris susikuria vis naują anketą ir man parašo žinutę ir aš visą laiką tą žinutę įdedu į storius. Ir būna žmonių, kurie man rašo, tu nekreipdė, aš nekreipiu, aš įdedu dėl to, kad aš žinau, kad jums labai reaktas ir jūs labai mėgstat ir pakomentuoti ir taip toliau. Ir mes tiesiog pasijuokiam ir ta anketa staiga dingsta, ne? Tai man tai jau, žinokit, ir patinka, nuoširdžiai, kai man jie parašo, žinau, kad rašyt ir žinau, kad aš įdėsiu ir aš žinau, kad vis tiek aš būsiu laimėtų. Tai ta pirma vieta mano būna. Tai... O fizinių tokių pakenkimų nebuvo, kad ten dabar mes bagiai kažkaip ar kažką? Ne, jau varžybose tai tikrai nėra tokių trenktų žmonių, nes iki varžybų vėlgi tu turi daryti. Tai tu turi nueiti tą kelią, kad tu atsirastum tom varžybose, tavo kelias, arba tu turi kažkokią konkurenciją, tai beprotiškai didelė. Bet tikrai... Bet jinai tokia labai tvarkinga. Apskritai aš kalbu, kas išeinant va Lietuvos, Lenkijos už šitų ribų, moteris varžybos yra normalu, konkurencinga ir nejaučiau niekada tokio va kažkokio čia mergina Dakare. Mūsų daug ten buvo ir mes šiauriai geros buvom. Ir viena... Daug tai kiek? Tarkim, pas mane klasiai buvo 4 ar 5, tai yra daug. Kitoj klasėje lygiai taip pat, automobiliuose lygiai taip pat, fūrai. Jos irgi mišrių buvo komanda, ar buvo komanda mergina? Merginos vairuotojos aš čia kalbu. Šturmanių yra dar daugiau, bet aš kalbu konkrečiai vairuotojos. Fūrų kategorijai, sunkvežimio, tai buvo visa merginų komanda. Vairuotojai 3. Ir ta prasme, tai mes ten tikrai labai gerai jautėmės. Tai jeigu mes kalbam apie Sarą Price, kuri buvo labai arti podiumo,
savo pirmajame Dakare. Tai jinai buvo pirma naujokų klasėje, aš antra ir tik tada eina vaikinas naujokų klasėje ir tada tu galvoji, okei, tai ir tu nejauti tikrai kažkokio tokio, kad va, čia kažkas. O Lenkijoje, va dabar vasarą, kai buvom, Liepos mėnesį, mes sustojom ir ateina prie manęs vaikinas ir sako, tu žinai, veidrodėlis šitas tai ne make-upui. Aš iš pradžių net nesupratau, nes... Todėl taip sako, net nesupratai, nes aš žinau to viso jo. Ir jisai taip žiūri, jis sakau, tapar, sakau, aišku, ką čia man norėjai pasakyti, aš čia labai greitas, aš čia tave lenksiu, sakau, first double catch me. Tai taip jis manęs ir nepagavo, nors bendrai jis laimėjo pirmą vietą, tikrai gerai važiuoja, viskas tvarkoja, bet ateina pasisakyti ir tada tu galvoji, tu mane šiandien tai tikrai nepagausi, nes tu jau pralaimėjai, jeigu tu atėjai. Tas net skamba taip apgailėtinas toksai brutalumas, toksai kažkoks. Jeigu jis iki tavęs ateina išdrįsta, tai pasakyti, jis jau yra pralaimėtas ir tada taip first double catch me. Ir nepagavo tą dieną manęs ir baigėsi. Nors spaudė iš karto, kad mus lenks, nors jo net nesimato, tikrai nestos, net žmogaus nesimato, bet jie galvoja, kad labai greit privažiuos. Taip ir nepavyko jiems nieko ten padaryti ir tada taip galvoju, sakiau, bet po varžybų jisai atėjo, sakė, aš tau labai linkiu didžiausios sėkmės Dakare. Pakeitė irgi nuomonę. Tikriausiai, jis neatsiprašė manęs už savo tą komentarą, bet... Jis gal ir negali atsiprašyti, gal jam atrodo normalu? Tai? Gal, tikrai. Nes kai kuriems turbūt taip atrodo normalu, gal čia netgi jisai paskaitė, kad toksai kaip pakibinimo būdas. Maždaug, čia bus labai smagu. Kol viskas tūlikė buvo. Jo, vyro nėra, einu pakalbinti. Gal, bet tai visko tikrai būna, bet sakau, aš visą laiką stengiuosi apie tos dalykus kalbėti viešai, nes tai yra reikalinga mano nuomonė ir čia tikrai nebūna kažkoks skundimasis, o žiūrėkit, kokia aš varčia, tikrai nepatikėkit, aš jiem tiek atsakau, kad staigiai baigėsi visas kalbos ir visi aplinkui kiti vyrai juokėsi ir gaunasi tikrai vienintelis loseris ir kažkoks moteriškas, bobiškas, va kaip jie mėgsta sakyti, tai būna jisai, tikrai ne aš. Bet, man atrodo, jeigu aš viešai apie tai nekalbėsiu, jie turės drąsos eiti ir prie kitų, nes tikrai kitų bus, ateis tikrai kuo daugiau moterų ir aš tą žinau, nes... Ir problemą nesispręs. Nes aš visą laiką sakau, aš lietuviams ypatingai sakau, kad Lietuvoje, jeigu tam tikri dalykai panašus vyksta, nebūtinai sporte, bet netgi ir buity, aš sakau, mes turim sakyti, mes negalim nutylėti, tai nereiškia, kad mes kažkokios akiplėšos ar ne, galų gale mes galim ir tom akiplėšom būti, jeigu norim. Iš viso mes galim būti, kuo tik norim. Taip, faktas. Tai, bet tas nutylėjimas elementarių dalykų ir leidimas jo tam tikriems dalykams, tai jie neišsprendžia. Čia apie tą buvimą, ko tik nori, tai man kažkaip anksčiau būdavo jau, man jie įvarė kompleksą, kad aš susėdžiu ten pasidažyti lūpas prieš tą, kam čia dažais? Taigi tuo čia dažyti. Tai kam čia taip darai? Tai ką čia tai? Aš anksčiau galvodavau, Dieve mano, man čia gal reikia pasislėpti kažkaip. Ir aš pastebėjau, kad aš stengiuosi mažiau ir ten dažyti. Žmonės nebematytų. Ir tada galvoju, baikit jūs man čia. Tai tada dar labiau viską ir kvepinuosi, ir šupuojas prie jų visų, ir startį, ir finišę, ką aš noriu, tą aš darau. Ir dabar jiems irgi, man atrodo normalu. Nes lygiai taip pat ir jų moteris, kurie dažniausiai visi ten turi žmonas, tai ką jie, jos namie nieko nedaro. Koks skirtumas, ar aš virtuvėje, ar aš prie bagio? Kaip tu įėjai, sakysim, į tą kaip vyrų kalvę, ar ne, bet čia bet kuriam dalykė, tu ateiki bet kurį garažą, kur surinkinėja Harley Davidson ar dar kažką irgi, jie taip maždaug, Amerikoje aš įsivaizduoju, kaip jie su tom visom barzdom žilom ir taip toliau sužiūrsit, pažiūrės. Aišku, Amerikoje daug paprasčiau, nes pirmas dalykas, jie niekada savo neleis sakyti tokių dalykų, nes tai jau praėjo daug metų ir daug pasikeitę kultūrų, kaip ir neleis savo stverti tavęs už rankos ar tam tikrų dalykų daryti. Bet turbūt sužiūrs, tai čia aišku. Bet tai normalu, tai čia yra normalu, bet taip pat mes gal nustepsim pažiūrėję, jeigu visiškai moterišką kažkokį ateis, ar ne, bet sau leisti komentuoti, ar ten žiūrėti net plėšų, sakyčiau, maždaug stebėtų dažais lūpas blizgio ar nesidažai, tai čia toks irgi kultūros reikalas. Iš tos net plėšų, sakiau, tai iš tikrųjų labai sunku yra nueiti į tualetą, nes tu išeini į tualetą į mišką. Tu turi tiek daug eiti metrų, kad tavęs jau nematytų, nes visi va tai važiuoja. Ir aš suprantu, kad jie žiūri ne dėl to, kad nori pamatyti kažką, bet jiems tiesiog turbūt natūraliai taip gaunas, kad tu išlipa, aš jiems būna, sakau, dabar aš eisiu, sakau, nusisukit. Ir jie tiesiog taip natūraliai, ir visi, ir tu supranti, kad tu eini ir tave visi žiūri. Ir visi stebi. Taip. Aišku, bet tas grūdina ne tik tai juos, kad ta prasme gali būti ir kitaip. Dakare ar ne, kad gali būti ir... Ne tik Dakare, bet kokiose varžybose, kad ir sakau, Lenkijoje buvo tikrai labai daug dalyvių įvairiuose klasėse ir nebuvo nei vienos moters vairuotojos.
Tai man atrodo labai didžiulė nuostaba, nes praeitais metais, kai buvo keletas mūsų. Šiaip pas mus labai yra daug stiprių moterų, man labai keista, supranti, kad ne. Nes ir pabalti ypač, tas pats tipažas pabaldėjo moteros pakankamai stiprios, mes netgi imant pagal pačią šalių kilmę, mesgi ilgą laiką buvom, ta prasme, kaip ir moterų šalis, vaidilutės ir visa kita sprendžiamas vaidmuo likdavo moterims. Ne tik tai vyrai pas mus buvo, ar ne, tas matriarchatas buvo stiprus. Tai va, turbūt laikas daugeliu jau šių laisvintis iš tų stereotipų. Tai aš manau ir laisvinasi, galbūt vienos tyliau, kitos garsiau, tai aš stengiuosi tą daryti garsiau, bet tik dėl to, kad ne dėl savo kažkokių... Tai dabar man papasakok, kad ta pačia tema apie tą moterys gali. Tai tu iš visų šitų patirčių ir nusprendėjai įkurti tą klubą, ar ne? Ir moterys gali projektas gimė dar tuo metu, kai aš dirbau su motociklų sporto federacija. Dėl to, kad ten yra tikrai neblogų merginų, kurios važiuoja smarkiai tais motociklais greitai, bet jos vis neturi jokių partnerių. Kaip čia dabar nieko jos neturi, bet važiuotai norisi. Ir mano toks noras buvo padaryti kartu su federacijos prezidentė Giedrė Leskauskė, padaryti tokią kaip stovyklą, nes jinai tuo metu sakė, bus moterų, gal reiktų padaryti moterų stovyklą, bet reikia daryti tokią wow. Ir sakau, kad jiems būtų nauda ne tik pasitreniruoti, nes treniruotis jos žino kaip. Tai čia viskas tvarkoja, nes matom, kad jos važiuoja, tai faktas, kad jos reiškia treniruojas. Sakau, joms reikia rėmėjų, kad jos galėtų išvažiuoti ir į kitas varžybas. Tai mano toks noras buvo padaryti ne tik treniruotis, bet apjungti ir marketingo visą tą sritį, kaip susikurti prezentaciją, kaip pabandyti surasti tą partnerį, ką galėčiau jam pasiūlyti, tai jos gaudavo iš manęs tam tikras užduotis, jos man jas siūsdavo ir dabar matau, kad jos eina tuo keliu ir labai džiaugiuosi. Ir būna ir dabar parašo merginos, kad va, aš dariau šitą, siunčiau, va, čia man pavyko, skudžiu. Kitas moteris gali, jau yra ne 1 metai ir jie savo džiaugsmingai veikia. Taip, tai mes neturim tokio kažkokio kaip klubo, bet aš vis sugalvoju kažkokį projektą. Tai dabar, tarkim... Aš tą projektą kažkokį, tai va, man jis buvo labai įdomus, aš galvoju, kas tas yra, kur jūs važiuojat? Ką jūs čia darysite? Tai aš niekam neskau, kur mes važiuojam. Tai iš tikrųjų... Tai ir nesakyk, bet bent jau kiek gali pasakyti. Jo, tai moteris gali dar vienas toks kaip mano projektas. Aš norėjau, kadangi jau aplink mane nejučiomis susikūrė tų tokių stiprių moterų bendruomenė, kurią mane tikrai labai palaiko jos. Jos stengiasi ir man ir žinutės prašyti, arba gatvėje būna sutinka ir nepažįstamos moteris prieina, apsikabina ir man toksai wow. Ir aš sugalvojau, kad aš norėčiau padaryti joms kažkokią išvyką, tai, ką aš jaučiu varžybose, nes dažniausiai tose žinutėse tai jos sako, va, tu tokia drąsi, tu eini nežinia kur, ir man tas nežinia kur kažkaip labai užsikabino. Tai galvoju, jos irgi faktas nori eiti turbūt nežinia kur, nes tai aš ir padariau, kad eikim nežinia kur. Tai moteris susikviečiau Dubajų lapkričio 1-5 dienomis. Jos atvažiuoja, jos net nežino, kur važiuoja. Jos dabar atskrenda tiesiog į Dubajų, pačios kažkur ten, kadangi vieną tašką žino tiesiog. Nežino dar nieko. Tai susiranda kažkokį viešbutį pačios Dubajų ir jau nuo 1 dienos bus mūsų taškai. Tai jos gaus 1 tašką 24 valandom likus, atvažiuos į viešbutį, gaus užduotis. Ir tada mes darysim tokią kaip kelionę, aš kaip čia sakau, Dakaro muliažą moterims, kurios nori nežinia ko. Nes dažniausiai, kad galėtų patirti maždaug tą, ką patyrė tu pati, ar ne? Dažniausiai, ką žmonės mėgsta daryti, tai jie nežino, ko jie nori. Nes nebeįdomu yra tiesiog nueiti į kelionę agentūrą ir pasižiūrėti, 5 dienos prie baseino, čia vakarienė ten ir tada tas, tu jau antiek nusipieši visą savo tą scenarijų, kad tavo tas laukimas pasidaro kur kas įdomesnis negu kas vyksta. Nes tu jau ten būni, tai jau žinojau, kad čia taip darysiu, jau žinojau, kad ten eisiu valgyti, žinojau, kad ten, nežinau, važiuosim kokiais keturačiais pasivažinėti ar dar kažką, kad į zoologijos sodą eisim ir taip toliau. Visą laiką viską mes žinom. O žmonėm dažniausiai įdomu tas laukimas ir tas nežinojimas. Va, kaip čia bus, kas ten mane pasitiks, kur mes ten būsim. Tai aš joms sakau, bet jūs sakau tokios įdomios, kai jūs perkat nežinia ką. Gerai, mes varom. Bet iš šaunulės ir kaip sekėsi, kiek atsiliepė? Tai dabar mes buvom nusprendusios, kad mūsų grupė 8 moteris ir aš ir mano pilatės trenerė Kristina Zaičiakovienė, tai viskas, mes esam pilnos ir 10 moterų pajudam, neaišku kur. Labai norėtųsi tą visą
transliaciją kažkaip pamatytą, jūsų sėkmę kažkaip. Tai va, žiūrėsim, ar transliuosim, ar netransliuosim, kažkiek tikrai parodysim, nes turėsim ir fotosesiją dykumoje. Tai jau mačiau ten moteris suknelės, nuomojas, nežinau, ir manęs ką norit, sakau, ne. Kaip jūs norit? Sakau, iš manęs informacijos jokios nebus. Nebus taip, kad po pirmos ar antros dienos, kuri nors raudos namo, reikės esu čarterinių reisų. Galės važiuoti, tikrai, čia nuo manęs nepriklauso, bet žiūrint, sprendžiant iš to, kokios moteris susirinko, daug mes vis tiek iš kažkur mes ją žinom, tai nemanau, kad kažkaip panašiai bus. Pas mane taisyklė yra viena, neburbėti. Burbam, nesiskundžiam, nes jūs tikrai, kaip galima dabar man pakomplaininti, kad aš kažko neįvykdžiau, jeigu tu nežinai, ką pirkai. Neįmanoma. Tai tiesiog logiškai, sakau, vadovausi rašai šitai aventūrai, viskas. Bet tu atsakinga už ją ir tavo reikalas. Ir tvarkykis emociškai, kaip nori. Lygiai taip pat, kaip mes į Dakarą atvažiuojame, mes žinom ką. Starto ir finišo koordinacija. Ir bivako koordinatės. Viskas, ką mes žinom. Kiek tu daug maž bivakų būna? Kiekvieną dieną nestojat kažkur? Ne kiekvieną, būna kartais vienam bivakui ir 3 dienas, labai priklauso nuo tų varžybų, tų metų. Pirmais metais tikrai buvo, kad labai dažnai keitėm bivakų, šiais metais tikrai buvo, kad ir 3 dienas tam pačiam bivakė buvom. Tai labai įvairiai, bet visą laiką kažkur važiuoju, faktas, kad tau iš bivako vis tiek reikės išvažiuoti. Tai vėlgi, kur užsipil kuro. Gerai, pas mane navigacijų gal įrodo, kad čia užsipilsiu kuro, bet atvažiuoju. Tai nėra, aš kalbu, jeigu komanda. Šalia medija ar dar kažkas, nes jie lygiai taip pat atlieka varžybos. Nes be jų mes niekas. Nes jie lygiai taip pat ir servizas turi nuvažiuoti, turi viską surasti ir kartais kadangi visiems duoda į automobilius tokias kaip navigacijas ir ten rodo, kad tarkim va, iki kuro jums lieka tiek ir tiek kilometrų, kad jau bus ta stotelė ir tu atvažiuoji neveikia, nes elektra dingus. O tu toks pasiskaičiavai, kad tau kaip ir turėtų užtekti. Ir laukėt, kol pradės veikti? Ne, ir bandai datemti iki kitos, bandai kažkaip Google susirasti, ar yra kažkokių degalinių dyzelio. Labai nekenčiu, kai pradeda trūkti kuro. Aš labai bijau, kad tau stresas, nes, tai ką čia dabar darysim, bet ant tiek tu pasiduodi tą emociją, kad, Dieve mano, visas karavanas važiuoja kažkaip, bandom, važiuojam. Ir viskas, ir tu turi išsispręsti visas savo tas problemas pati. Ir tu nežinai, ar aš dar pati vairuodavau moteris, tai jiems ten atvažiuoja į degalinį ir žiūri tą skukurą, man galima. Nes moteris dar tiesiog kaimuose pas juos ten dar labai toksai... Archainis, ar ne? Tikrai tas moteris jie gerbė, bet nėra taip, kad jos vairuotų, ar jos ten labai vaikščiotų gatvės miestuose, didžiuosiuose, viskas ten tvarkoja ir ten tos moteris laksto, nieko ten nenustebinsi, bet vis tiek mes važiuojam pro visokiausius užkampius, tai visko būna. Ir tikrai dar vis gaunasi, kad tu... tokį pritrauki dėmesį, nes jiems yra tiesiog papildoma dėmesio visada taip. Akiai, ypač kai tu vairuoji ir šalia sėdi kolegė, irgi mergina, o fotografo vaikino nemato, nes užtamsinti langai ir jie galvoja, 2 merginos važiuoja ir jie klausia, kaip, ir tam porą žodžių moka. Gal jūs čia kažkaip netyčia pakliuvote. Taip, ir tada tiesiog tu pasiduodi tam nuotykiui, tu pasiduodi savo loginiam mąstymui. Psichologiškai kažkaip ruošiesi, ar kažkoks psichologas, ar dar kažkas, ar pati su savim tvarkaisi? Pati su savim stengiasi tvarkytis. Tai va labai noriu, kad ir tos moteris pačios su savim susitvarkytų, kad pamirštų visus savo finansinius kažkokius gabumus ir visą savo karjeras, nustotų planuoti labai daug, ar ne, nes dažniausiai visus negali susiplanuoti kartu. Oi, čia pasimsiu tą auspatą, čia padarysiu tą, ten, skau, viską čia. O tai kur bus pirmas viešbutis, skau, nesakysiu. Tai bet man reikia pirmą viešbutį išsiskau, kaip jūs norit, tai jūs galite atskristi, tiesiai, jeigu tada jums taip netinka. Ne, tai viskas gerai. Su moterimi iš tikrųjų, dabar tu sakai, aš tai pagalvojau, nes aš permečiau savo kažkokias kolegės pažįstamas, jo, va tas momentas, nes moteris kažkodėl tai labai stengiasi, jeigu ten, sakysim, susitikimas bus prie to namo, tai tada reikia susirasti viešbutį šalia. Tas toks bandymas suplanuoti, kuo patogiau tą visą. Ir manęs klausia, 6 kilometrus, vieną pusę į kitą, kur tik. O tai gal, ne, nebus. Ai, tai gerai, tada tai gerai. Vis tiek dar pabandau. Jos sako gerai, bet ten viduje. Jo. Aš girdžiu, nes aš girdžiu iš tono. Tas balsas vis tiek. Aš labai stengsiuosi, kad ta kelionė tikrai būtų viena įsimintiniausių jų gyvenime, nes tikrai nesuplanuosi tam tikrų dalykų, tu gali suplanuoti viešbutį. Ir
ką viešbutis siūlo. Bet Man tu taip gaila, kad nesuplanuosi aš to nuotykį. nežinojau anksčiau. Aš dabar klausau ir galvoju, gal aš jau ir ten per stand, bet čia tik tai Oi, taip tikrai toks ne. prasisuka momentas, bet realiai, nu kaip įdomu tokią vat nesąmonę padaryti. Nes šiek tiek toksai nežinau kur, nežinau pas ką ir nežinau ką. Taip, va. tai amžiaus cenzas yra ir nuo 30 iki 50 virš metų, tai tikrai jokio skirtumo. Mes ir minsim, ir kopsim, ir jos bijo ir minti, tai tu ten numini po 50 km, taip sakau, o kas jums dabar draudžia minti? Tai bet tai aš nepajėgsiu, tada neminsit. Tada jo, eisi tai, o tai kaip tada bus? Sakau, nežinau, sakau. O tai kur čia mes minsim, o tai ką čia ta. Nu, tiesiog tu supranti, kad žmogus yra taip įpratęs ir mano va ir būtų tas pasiūlymas šiek tiek Išlipti iš komforto zonos, ar ne, truputėlį ir pasiduoti avantūrai. Tiesiog pasiduoti tai akimirkai, nes mes labai retai gyvenam tai dienai. Mes dažniausiai galvom, kas bus Suplanuota būna. arba kas jau buvo. O kad va dabar mes kažką čia turim, mėgaumės, tai, nu jo, fainai, jo, gerai, bet kur toliau varysim. Tai vakarė čia vakarienė 19 val. Tai kas čia dabar bus, kaip čia. Tai stengsiuosi, kad jos šiek tiek išeitų iš to dalyko ir pajaustų. Iš tų elementarių vaidmenų vadovės, mamos, Taip. žmonos ir taip toliau. Nes Dakare būtent taip ir yra. Visiškai vienodai, ar tu ten milijonierius, ar tu ten studentas. Tai turbūt dėl to neleidžia naudotis paslaugom ar ne mechanikų, kad jūs daug maž suvienodintų tas turtingas komandas su biednesnėm komandom. Kad Kas liečia greičio ruožuose, tai Jo, vienas sąlygas, kad turėtumėte, ar ne? taip, dėl to ir miegam ten, tarkim. Ai, tiksliai, kur mėgat jūs. Tai arba bivakuose, arba būna tokie kaip maratoninės dienos, tai mes miegam tiesiog vidury dykumos kažkokioje pastatyta bivakė, Palapinėlėje, kur ne? mechanikų nebėra, nieko nebėra ir nebėra tų atvažiuotų, ten vienas toks atvažiuoja su 5 namais, nebėra jų, nes, nu, tu turime Kaip prasi 5 namais atvažiuoja. Man ratai turi. Atsiveža ten tuos namelius ant ratų. Taip. Tai Visi, žinot, čia kaip Holivudo filmavimo studija, kur ten sustato tuos namelius ir kiekvieną pamatytume šitas namus. Man atrodo, tam Hollywoodai dar toli būtų. Vertų, kad matytis Hollywoodas, tai aišku. Tai va, tai kadangi aš tai patyriau Dakare ir aš prie to labai pripratau, skaičiu, tai yra kaip narkotikas ir tai labai yra geras jausmas, tai norisi tą jausmą perduoti ir kitom. Aš galvoju, kad po pačių varžybų būna nerealiai didelis nuovargis, ar net pajauti tą nuovargį tokį. Ar adrenalinas pramuša visgi? Gal pramuša adrenalinas, labiausiai kas būna, tai būna Dakaro depresija, Kaip suprasti? nes tau norisi veiksmo, nes tu 2 savaitės žmogui įgyvendinti, priprasti prie įpročio dažniausiai reikia 2 savaičių. Tai tu pripranti 2 savaitės varyti maks. Anksti keltis, važiuoti, nedavalgyti, kažkur nenueiti, kažko nepamatyti, bet būti kažkokiame taške, bėgti, kažką daryti, visą laiką tu esi maksimaliame veiksme ir tada po 2 savaičių grįžti, viskas. Ir tada tau tokia tuštuma, kad tu supranti, kad tas dopaminas jau tau nebesigamins. Ir ilsėtis nebemoki jau, ta prasme. Ne, nes koks čia poilsis, tai tu grįžti ir nieko neveikia, tai nuo ko tau čia ilsėtis. Tai tikrai būna tas laikotarpis, kur Adaptacija vėl reikia adaptuotis prie kasdienybės tos paprastos. ir liūdna būna. Toks pasijautis šiek tiek kaip šiuo metu nelabai reikalingas, ar ne? Nes tuo metu tu visą savo energiją atiduodi 100%. Privalai. Ką tada darai tokiu metu? Nežinau, tai stengiasi kažką, nu, vėlgi, jeigu kalbam šiais metais, tai nebuvo tokio laiko, nes aš grįžus ir nusileidus oro uoste iškart važiavau į ligoninę kitą dieną. Buvo? Operaciją man reikėjo pakartoti, kadangi prieš Dakarą man diagnozavo vėžį, tai man reikėjo išsioperuoti šalia visus dalykus. Tai va, tai tiesiog nusileidau ir man gydytojas parašė, kad žinok, nebus čia tau jokių interviu ir taip toliau maždaug. Turi važiuoti, ar ne? Turit planą ir, nes sakė, Dakaro metu nenorėjo manęs trukdyti. Tai nervuot. Tai va, tai mes grįžom į ligoninę ir viskas baigėsi ir atgal į Dubajų. Po ligoninės? Po ligoninės, nu, po savaitės turbūt. O dieve. Aš suprantu. Mano tikslas buvo finišuoti ir pasveikti, man tai pavyko viskas. Tai toks noras tik ir buvo. Ir vis tiek po tų visų dalykų kažkaip į tą kasdienybės ritmą vis tiek reikia įeiti, tarkim. Tai man sakė, kad jokio fizinio krūvio, bet tada grįžom į Dubajų ir taip varžybos buvo 2 valandų. Ir ten gali ir vienas važiuoti, nereikia šturmano. Ir aš taip sakiau, Arūnas sako, tu net negalvok.
Nu, bet kuo rūnai, nu, bet tai mes jau čia. Ir Va čia va skauda tą įsijungė- va čia jau šoną. čia įsijungė žmonos savybė. Jo, ir tą šoną skauda, ir, nu, bet sakau, tik 2, tai Dieve, mano 2 valandos, sako, jeigu aš kartu važiuosiu. Nu, gerai, sakau, važiuok, sakau, ką ten veiks. Nu, sako, man bus ramiau. Ramiau bus tiesiog. Gerai, sakau, važiuojam. Tai ir sudalyvavom, nebuvo tikrai geras rezultatas, nes aš jaučiausi, kad man nėra, bet man buvo šiaip fain, nes galėjau Bet tu tai važiuoti. padarėjai, tas Jo. yra svarbiausia jo. Jo, tai tiesiog turbūt viską reikia paprašiau žiūrėti, nu, skauda, nu. Rizikinga, bet tada pasveri, ką tu čia labiau nori, ar pagulėti lovui dėl rizikos, ar, nežinau, ar važiuoti. Jo, nu, iš esmės pagulėti lovoje, tu su savo mintim tom pačiam, tos mintis bus tos pačios gulės, ar ne, lovoje, o važiuojant tu kažkiek bent jau atitrūksi, tai tas emociškai turbūt sveikiau šiek tiek. Taip, tai tikrai. Nu gerai, bet vis tiek pas tave vis tiek būna periodai, kai tu esi buityje, namuose, ne ralyje, ne Lenkijoje, ne Dakare, ne Peru, niekur, tiesiog. Tada mes būnam komandoje, tai mes turim berods 14 sportininkų, motociklininkų ir su jais važinėjame įvairias varžybas, Arūnas jiems veda treniruotės ir prastomis dienomis, ir kitiems, ir ne komandos nariams, ir dar turime treniruočių bazę Dubajui, tai apskritai vis. Tai 50-50 jūs, tai prasme, Lietuva, Dubajus, daug maž taip, ar ne? Taip, tai visas apskritai mūsų gyvenimas tik ir sukosi apie tai, aš neturiu kitokios buities, tai man atrodo čia buitis, nes tu darai tą patį per tą patį. Ten aš ir pati dabar vedu treniruotę su bagiais Dubajuje ir dabar laukia žmonių, kurie kada grįšiu. Arūnas irgi veda, tai turim tam tikrą vietą, kur mes turime būti, turime ir čia savo komandą, su kuriais irgi visą laiką turim ne tik varžybas, bet ir komandinių renginių, ar plaukiam baidarėmis, ar dar kažkaip. Ryšį palaikot pastoviai. Visada. Kiek didelė ta komanda, kad 14 žmonių dabar yra, bet nėra taip, o gal ir daugiau iš tikrųjų dabar, nes mes naujokų dabar priėmėm, bet nėra taip, kad mes bendrautumėm tik su tai žmonėmis, kurie mes vadinam komandą. Mūsų komanda tai dar prisideda dar daugiau žmonių, nes yra žmonos, vaikai, broliai, šiaip kažkokie draugai, šuniukai. Tada tu supranti, kad jau jūsų virš 30 gaunas ar virš 40, jeigu visi tuo metu galėtų ateiti, tai turbūt būtų virš 40. Čia visas kolektyvas, jau ne tik komanda gal. Mes niekada nesakom, va čia mūsų komanda yra visi kartu, visos žmonos, su kuriuom labai gerai visi sutarėm. Tai labai mes sakom, jau čia net ne komandos kažkoks balius, bet giminės balius. Ja. Ir prirašymai vyksta ir turi išsišnekėti, ko jie čia nori, kokie jų tikslai, kokias varžybas važiuos, kodėl nebuvai tenais, kodėl tas ir ten ne tik, kad mes čia kažką tarpusavį. Atskiras gyvenimas jau verda. Visiškai. Tai. Ir tas mūsų čiatas komandinis, kuris kiekvieną mielą dieną kas nors ten ką nors susirašinėja, tai treniruotės, tai dar kažkas, tai kažkas koją susilaužė, tai dar kas kur eit kokią reabilitaciją. Nu, visą laiką vyksta, tai mes tiesiog visą laiką tame ir gyvenam. Ką tu, taip sakytum, patartum, jeigu, tarkim, kažkokia mergina, sakytų, aš irgi noriu to, nuo ko jai reikėtų labiausiai pradėti? Ko to? Karjeros, sporte, ta prasme, į Dakarą norėtų patekti, nu, elementariai. Nes, ta prasme, aišku, faktas tas, kad norint įgyvendinti bet kurią savo svajonę, tu turi ją įgyvendinti, nu, ta prasme, ją daryti. Bet tokio motyvacinio kažkokio norėtųsi. Tai aš pirmiausia patarčiau išbandyti tą sritį, ar tikrai jinai patinka, jeigu tikrai jaučiat, kad wow. Ir pagalvojus, kad reikės treniruotis į savaitę 3-4 kartus ir jūs turėsit galimybės važiuoti vidury savaitės, treniruoti su bagiais, čia, tarkim, Lietuvoje nelabai yra kur, tai tu praleidi keli labai daug laiko, tau ir finansų, aišku, kainuoja, bet... Jeigu ne Lietuvoje, tai kur čia arčiausia būtų? Tai jeigu ne Lietuvoje, nežinau, Lenkijoje irgi yra tam tikrų trasų, jeigu Lietuvoje, tai mes čia būna Rūkloj pavažinėjom, bet nėra iš tikrųjų labai tokių sąlygų, dėl to mes ir atsidarėme Dubai bazę. Tai ir buvo vienas iš tikslų ne tik priimti kitus žmonės, bet ir kad aš galėčiau treniruotis tam Dakarui, nes nenoriu tam būti paskutinė, noriu gerai važiuoti. Tai va, tai reikia suprasti, kad jeigu finansai yra, tai tikrai atkrenta labai didžiulė dalis. Nereikia ieškoti partnerių. Bet kuriuo atveju tai yra brangus užsiėmimas. Brangus užsiėmimas. Tai nereikia ieškoti partnerių, reiškia, tau visas laikas lieka treniruotis. Tai čia valio, tai čia pats geriausias scenarius, koks gali. Jeigu atsiranda ir finansų paieška ir treniruotės, tu supranti, kad kito dalyko šalia būti negali tiesiog. Tu turi būti visą laiką tame ir treniruotės ne tik bagių, bet ir
fizinės treniruotės ir tu nuolatos, ir tikrai nėra lengva ir aš negaliu sakyti, kad, oi, kaip čia viskas fainai, kaip čia Rožėm klota ir taip viskas rožėm klota, tai ne, tu nenori važiuoti per lietų, pavyzdžiui, treniruotis, tu nenori, nežinau, būti pusę dienos kelyje, kad nuvažiuotum, pasivažinėtum valandą laiko ir tada tau valandą to laiko kas nors nesigauna, tarkim, ar ne, tai ir tada kokia tavo motivacija. Ar tu važiuosi į Dakarą šiais metais, aš nežinau, aš dar neturiu biudžeto. Ir tada tu supranti, kad tau susideda daugybė tų tokių šauktukų ne, bet lieka vienintelis tas noras, jeigu tau tikrai tave tai varo į priekį, reiškia, viskas bus įmanoma, bet tikrai nebus lengva ir pasidavimas, tai nežinau, tikrai man kalbant apie praeitus metus, einant link Dakaro, tai man turbūt būdavo ten kas savaitę porą kartų tokių, kur aš nieko nebenoriu. Bet aš pavargau. Jo, tas tų ne visą laiką būna daugiau negu tų taip. Tikrai tai faktas. Bet vėlgi, aš dabar šiais metais viską priemu kaip pamoką. Tai kiekviena mano nesėkmė, aš labai džiaugiuosi, nes aš kažką vis išmokstu. Tai jeigu aš dabar nepadaryčiau tos nesėkmės, tai aš nežinosiu, kaip nueiti. Nu gerai, tarkim, galvoju, kas gali būti blogiausia. Neišvažiuosi šiais metais į Dakarą. Buvai praeitais metais. Ar čia aš dabar būsiu kažkokia prastesnė? Ne, nebūsiu. Ar man čia dabar reiktų lyginti su kažkokiu kitu driveriu, kuris turi tėvą, kuris gali užkaišyti kažkokias finansinės kilės ar dar kažką. Namą tau gali atvežti. Tau gali viską padaryti. Ar aš, kuri darau viską absoliučiai pati, viena mergina, man 31 metai, aš pasirinkau būtent eiti savo svajonės keliu, bet aš atsisakiau galbūt karjeros kažkokioj dideliai kompanijoje ar dar kažką, aš gyvenu dabar čia, tai nežinau, kur einu. Tai tu tada taip viską pamatuoji, kad okei, niekam neprivalau įrodyti. Ir eiti tiek, kiek man reikia, reiškia, ir yra tas mano kelias, reiškia, taip ir yra. Reiškia, aš negaliu peržengti kažkaip, nežinau, griovio kažkokio, ar ne, ir ten, tarkim, jeigu man dabar yra suplanuota ir aš turiu vykdyti iki to taško, ašgi negaliu per aplinkui praeiti, nes reiškia, man kažkur tenais vėliau man to truks ir ką man reiks daryti, eiti atgal. Tai tiesiog stengiuosi nepergyventi. Jeigu kažkas nepavyksta taip, kaip aš įsivaizduoju, mano pagrindinė užduotis po diagnozės buvo besinervuoti, nes visos ligos absoliučiai ir ateina dėl streso. Taip. Tai kiek tai pavyksta? Išmokai? Išmokau. Aš nemoku dar. Man vienodai dabar. Neišeis, neišvažiuosi, aš dirbu dėl to labai smarkiai, atiduodu visą save, bet jeigu man nepavyks, aš žinau, kad aš sugalvosiu kažką kito. Ir viskas. Ir tiesiog tu turi suprasti, kad jeigu ne šitas, yra kitas. Jeigu ne šitas, ar žmogus, ar kažkoks dalykas, ar kažkoks tikslas, yra dar kitas. O tu toliau vėl galėsi sugrįžti kitais metais, 5 metais. Juk mes turime ir Lietuvoje labai daug žmonių, kur sako, važiuosiu į Dakarą. Nu ir kiek jų išvažiuoja? Nu, labai retai. Jie vis važiuoja dar. Vis važiuoja. Aš pasakiau, kad aš išvažiuosiu. Man pavyko ne iš 1 metų, man pavyko tik iš 2 metų. Iš 2, tu metus man nepavyko, aš nesurinkau biudžeto, neįmanoma buvo. Ir iš 2 man pavyko dėl to, kad mes dar ir paskolą pasiėmėm. Ir tu supranti, kad... Kiek finansiškai Lietuva pati padeda garsinti vardą? 0. 0. Labai gaila, nes... Tai mes turim olimpinės žaidynės, parolimpinės ir krepšinį, viskas. Krepšinį mes jau beveik neturim. Krepšinį reikia... Tai dabar 3-3 yra. Ai, va 3-3 tie šaunuoliai vyrukai. Taip, tai iš tikrųjų, bet aš nesitikiu, kad man čia kažkas ateis ir padės, nes man niekada to dalyko ir nebuvo. Nei iš, sakau, kažkokio šeimos backgroundo, kad man ateitų ir imk. Davai, daryk, ką nori. Ne, aš turėjau užsidirbti savo pirmam teisėm, aš turėjau viską pati pasidaryti. Ir kai tu taip pripranti, faktas, kad aš labai norėčiau, kad ateitų ir sakytų, kad yra Rūnas. Aš manau, supranti, kad Lietuva turėtų biškai susimastyti, nes tai yra žmogus, kuris garsina Lietuvą. Aš dabar šneku apie tave tokių asmenių, tarsi tave šalia nebūtų, ar ne. Ir jie kaip irgi turėtų būti suinteresuoti bent jau kažkokią tai dalim prisidėti, kad elementariai. Čia, žinot, aš nenoriu verti kaip Statkevičius, kuris sako, kad jam tos kolekcijos nieko ten jam nepadaro. Bet realiai kai kuriuose vietose mūsų tos lietuviškosios paramos būna perteklius, o kai kurios rytys iš visos negauna. Būna, bet aš nežinau, kas tos dalykus sprendžia. Gal jie žino geriau, kaip tai yra spręsti. Aš tikrai neįsiu ir neprašysiu važiuoti. Tarp kitko, mums padeda Kauno rajono savivaldybė, nes Arūnas yra iš Neveronių. Prie ko aš? Aš prie nieko, bet jie vis tiek nori būti su mūsų komanda ir aš labai džiaugiuosi. Ar jie privalo tai daryti? Ne, neprivalo. Čia savo norų. Taip.
Ir tiesiog, ir tada taip atrodo smagu. Ir yra tikrai... Bet vis tiek, tie rėmėjai, kuriuos jūs jau dabar turite ir daug laiko jūs dirbat su tais pačiais rėmėjais, tai jie visi netėjo iš niekur, vis tiek tu iki jų nuėjai, ar ne? Faktas. Ar jie atėjo pas Arūną į treniruotę, ar jie, nežinau, kažkur mane pamatė. Tarkim, praeitais metais mes buvom paleidę tokią kaip GoFunding platformą, kurioje mes pasakojom savo istoriją, kvietėm prisidėti. Nes tiesiog mačiau, kad jau viskas, mums reikia kažką daryti ir buvau tą filmą. Ar kodėl GoFunding? Nes aš esu mačiusi, bet niekad nežinau, kaip įvykti. Ne GoFunding, mes buvom kitą pasirinkę ir dabar pamiršau. Indiegogo, berods taip vadinasi. Nu, bet ar jos veikia, ar jos... Taip, veikia? ir aišku, kad ta 7,000 eurų parama mums nebuvo tas variklis, kad žiūrėkit, mes jau... Valio, turim 7,000, paruošę mašiną. Bet, tarkim, atėjo partneriai by 8Wins, kurie prisidėjo, sako, va, mes pamatėm, ir man vidury nakties kažkoks vyras ten rašo Instagram'e. Sveiki, gaunu, kas čia dabar. Dar vienas jau... Ir tada pasižiūriu, by 8Wins, kas tas by 8Wins, galvoju, kas čia dabar. Ir tada atrašiau ir mes nusirašinėjom iki gan vėlumos ir susitarėm iš karto susitikimo kitą dieną, atėjom, susipažinom su jo partneriai Ieva ir iš karto paspaudėm rankas ir viskas. Ir tada tu supranti, kad jie atėjo tik dėl to, kad pamatė tą filmuką. Tai faktas, kad tu ateini į kitų partnerių pats, prašaisi, aš tarkim su to pačiu Top Sportu Arūnas bendravęs yra ne kartą, aš per savus kanalus vis tiek dar kartą parašiau ir viskas, ir jie tapo mūsų partneriais, irgi esam labai dėkingi. Ir faktas, kad niekas absoliučiai pas tave neteis ir nesakys, Emilija, imk tau pinigėlį. Nebent tau senelis kažkoks tai Amerikoje mirs, kaip žinai būna ten. Tau reikia į Dakarą važiuoti. Nugi mes neprivalom į tą Dakarą važiuoti. Aš negaliu pakęsti, kaip žmonės šneka, mes važiuojam čia, o Jėzau, čia atstovaujam, čia tą darom. Tai tokie diditi rambai labai dideli gaunasi. Mes neprivalom. Tas Dakaras, ar kitos varžybos, ar krepši, taigi neprivalo niekas to daryti. Jūs važiuojat, nes jūs norite, o jeigu aš noriu, reiškia, aš turiu susirasti sąlygas, kaip tai padaryti. Jeigu man valstybė negali tą padėti, okei, aš iš tikrųjų net ir neprašiau tai. Gal dėl to, kad neprašai, gal būtum prašiusi, gal būtum ir davęs. Tai kiek girdėjau, gal automobilių federacija liktai kitiem padeda, tai nežinau, gal aš nenusipelnius, gal aš čia tik 2 metus sportuoju. Man atrodo, kad gal ne metus esmė, kiek yra padaryta per tos 2 metus, nes gali būti užkulisio balerina ir prašokti ten teatre 10 metų, bet ir nieko nepasiekti čia toksai. Tai va, tai visko tikrai, aš pilnai suprantu, kad tai yra pirmiausia, aš važiuoju ten dėl to, kad aš noriu, antra, dėl moterų visų, nes aš noriu sukurti tą bendruomenę ir noriu toliau ją puoselėti. Aš jau galėčiau sakyti, net jinai sukurta yra, nes tikrai gaunu daug žinučių ir palaikymo ir susitinkam, sakau, tai ar jeigu manęs ten nebus, Lietuvai nuo to bus blogiau? Tikrai ne. Jeigu aš ten būsiu, ar Lietuvai nuo to bus geriau? Irgi gal ne. Vat neteisingai, supranti, kaip yra. Kai tu ten esi ir tavo geri rezultatai, tada Emilija yra mūsų, visų tautos didvyris. Pačiais pačiais krepšininkais. Taip, pats. Ant jų labai varo. Taip. Arba tada jau krepšinis, tai yra mano religija antra. Tai irgi toksai keistas dalykas. Aš dabar galvoju, kad biški visas krepšinis truputėlį, jam matyti persiorientuoti reikia, ar ne, kažkokio laiko tarpo, bet dabar krepšinio vietą užima Dakaras, nes tiek dabar norinčių važiuoti ir bent jau tiek jų girdisi, kaip tu sakai, važiuosiu, kad toks atsiranda naujoji religija pas lietuvius. Tai vien iš mūsų komandos 2 motociklininkai važiuoja į Dakarą, jie būtų gavo pakvietimus žmonės, ne sportininkai. Jie atėjo pas mus, mes kaip sakom, from zero to hero, nes jie atėjo pas mus nuo nulio ir jie pas mus viską išmoko. Ir su mūsų komanda jie važiavo pirmasis. Jau jie važiavo, ar ne? Dar Dakare jau vienas Modestas jau buvo startavęs, bet gavo traumą Dakare, tai nepabaigė Dakaro, bet jau startavo, o kitas dar ne. Ir tu supranti, kad okei, ir dar 2 komandoje, kurie eiliai. Ir tu supranti, valio. Mūsų tikslas ir yra parodyti, kad kiekvienas gali, kad ne tik moteris ar ten vyras ar kažkas, kiekvienas gali, jeigu tu nori važiuoti tą Dakarą ir važiuojam. Valio, mes esam tam, kad mes padėtumėm. Tai džiugu matyti, kad tais pavyzdžiais mums pavyksta tai padaryti ir aš labai noriu, kad ir pas mane ateitų kažkoks žmogus su baju, kuris norėtų važiuoti į Dakarą. Tai jeigu dabar žiūri į Dubajų, kraustomės, tai tikrai smagu, nes
Šita kelionė nėra apie 2 savaitės varžybų. Šita kelionė yra apie discipliną, apie motivaciją, apie pralaimėjimus, apie traumas, apie kažkokius finansus, marketingus. Mes šiek tiek daug išmokstame. Čia yra tiek vidinių reikalų, kad... O susipažįstam su dar daugybė žmonių, su kuriais tu ten tampi draugais, pradedi kažkokį verslą kartu daryti, pradedi kažkokius, nežinau, projektus filmuoti, dar kažką ir tu supranti, kad jeigu aš nebūčiau išdrįsus pasiryžti eiti tos brangiausios ir sudėtingiausios kelionės metu, aš neturėčiau visų šitų dalykų, tai turbūt tai labai ir skatina mane. Labai skatina. Bet vėlgi aš nenoriu susitapatinti su savim, kad aš tai Dakaras. Ne, aš esu kur kas daugiau ir aš nesu, kad čia kiti ten turim žurnalistų Dakaras, kas ten pasivadina jau ten save taip. Aš tai matau save žymiai plačiau. Aš tave matau Emiliją, supranti, ir matau Emiliją, kuri keičia standartus. Matau tą vidinę jėgą, kuri gali pakeisti standartus. Ir aš manau, kad tu matyt tam taške atsidūrė ne šiaip savo. Gali būti. Ir Dakaras yra ne šiaip savo pas tave. Nes matyt daugelis dalykų, kai aš dabar apsversiu, nes realiai tas stiprumas mane net, ta prasme, emociškai veikia. Ir aš manau, kad nuo Emilijos daug kas keisis ir netgi keisis Lietuvos moterų požiūrį į pačią save, ar ne, į savo kažkokius tikslus, į požiūrį į tai, kaip tu viską gali ir įsikelt bet kurią savo svajonę ir savęs nepribot. Ir pasiek bet kokių tikslų, kokių tik nori gyvenime. Tai vat man yra svarbiausia tas, taip, tu esi, ta prasme, galbūt tavo vardą išnešė Dakaras, ar ne, tavo tą, bet tu esi daugiau negu Dakaras, tu esi Emilija. Terpė, turbūt, kaip čia pasakyti, įrankis. Taip, įrankis. Tai aš tikrai džiaugiuosi, kad aš ten buvau, nes man taip lengvino tam tikrus kelius. Taip. Ir aš tuo naudojuosi, faktas, ir aš visada tuo naudosiuos, nes aš dėl to labai stipriai dirbu ir man negėda sakyti, kad aš esu pirmoji Baltijos šalyje, taip, nes aš esu ir viskas. Taip. Ir jūs to fakto nebepakeisit. Ir aš tą faktą panaudosiu tada, kada jis man bus reikalingas. Bet aš nenoriu, sakau, sutapatinti savęs, kad žiūrėkit, aš tai čia tik Dakaras, kada tu į Dakarą važiuosi, nes būna tiesiog į miestą, šiandien nuvažiuosiu į Dakarą. Sakau, kada? Sakau, tai dar toli. Sakau, dabar aš į Dubajų važiuoju. Ir dabar aš tą darysiu. Aš tik grįžau. Tikrai yra daug dalykų, ką tu gali veikti ir tau nebūtina galvoti, kad jeigu aš nenuvažiuosiu dabar šiais metais į Dakarą, aš jau kažkokia prastesnė būsiu. Aš galėsiu tuo metu kažką kitur nuvažiuoti. Aš turiu svajonių dalyvauti dviračių varžybose Kenijoje. Kenijoje. O dėl to, kad draugė dalyvavo ir atsiuntė nuotraukas, kaip žirafos bėga, tai aš irgi taip noriu. Ir atrodo nerealu. Ir viskas. Ir tu bet ką gali absoliučiai susigalvoti, jeigu tu tik nori. Vienintelis dalykas, kas mane tikrai vargina, tai yra tas socialinis burbulas, tose socialiniuose tinkluose, nes aš privalau dalintis. Ne visada man tai patinka kažkokiais asmeniniais, kodėl tu čia su vyru nuotraukom, nes tai gal skiriatės, gal ir skiriamės, tai ką dabar, tai ką man eiti ir pasakot, tai gal nesiskiria, gal ir nesiskiria. Tokie dalykai, kur bet iš esmės tu privalau viešinti. Bet iš esmės tu apsiimi tokią socialinę misiją atlikti, ar ne? Ir žmonės dabar iš tavęs reikalauja, tave tai gali varginti. Mane irgi, tarkim, kartais vargina, nes aš tikrai ne visada noriu dėti ir net ne visą laiką ir turiu ką įdėti, ar ne? Nes ta buitis, kaip ir tu sakai, kažkokie tarp filmavimų ar ten susitarimai su žmonėm ar susitikimai, tai ne visus ir norisi viešinti ir kai kurių netgi ir negaliu viešinti, nes yra tam tikros sutartys su, tarkim, su aktoriumi Sudeikiu, mes interviu turėsim tik tai lapkričio mėnesį, bet iki to mes ilgą kelią nuėjom, bet aš negaliu tiesiog filmuoti, nes tai man draudžiama yra, nes Sagafra turi savo sutartis ir ten tralele. Tai, bet kadangi kaip ir pas tave misija yra ta socialinė tokia, ar ne, tu jau išlindai iš to kevalo ir tu jau apsiėmei moterys gali, tai dabar jau ir dirbk. Taip, tai aš ir priemu. Aš tik sakau, vienintelis dalykas, kas mane tikrai būna, kaip čia pasakyti, vargina šiek tiek, bet nėra taip, kad, o Dieve, ir vėl čia dabar reikia daryti. Aš tiesiog galvoju, kad kokia tai yra didžiulė pridėtinė vertė. Man, kaip žmogui, nėra turbūt labai didelės, bet kažkam gal yra. Tai priemu taip tiesiog, kad tai reikia padaryti ir padarau. Ir faktas, kad tai generuoja ir pinigus, ir partnerius tos pačius ir panašiai. Tai be šito irgi nebus nieko. Taip. Tai, bet vėlgi, nenoriu visko nupiešti, kad viskas labai labai lengva. Tikrai ne. Aš kai sužinau savo diagnozę, aš galvau, kad man pasaulis baigėsi, aš dabar nebegyvensiu ir man pasakė, į Dakarą nevažiuosiu. Sakau, ne, aš sužinau 12 valandų prieš.
Prieš Dakarą sužinojai. Taip, man buvo operacija ir tada nusiunčia mėginius ištirti, ar tai yra piktybinis ar nepiktybinis navikas. Ir 12 valandų prieš man skambina gydytojas, sako, tu neplanuok to Dakaro. Sakau, ne, man skūri to pristatymas komandos. Tai tada grįžau, aš ten verkiau, klykiau ir prašiau Arūnai, skambink, prašyk ir taip toliau ir panašiai. Ir tada gydytojas, nu tai jeigu jau čia taip emociškai svarbu, nu tai faktas, tada reikia važiuoti. Ačiū Dievui, galvoju, ryte čia su šitais arbatos visais, kad tik tai... Patinimai. O Dieve, manau. Ir ateini ir sveiki. Nes tikrai apie tos dalykus nei ten aš nekau, nei man ten reikėjo. Prieš Dakarą nieks absoliučiai nežinojo, nei vienas mano partneris. Tai atsimenu, man labai buvo baisu grįžti pas Eitvins, kadangi jie yra plaukų priežiūros specialistai, dirba su plaukų priežiūrom. Ir aš sakau, nu tai kaip tu kitais metais, nu aš nežinau, jūs gal nenorėsit būti mano partneris, aš dar nežinau, koks mano gydymas laukia, ar man čia reikės kažką. Ką tu čia sako, nusišneki dabar. Ir tada galvoju, kiek man pasisekė su partneris ir tada mane visi žmonės, maždaug, ką tu čia dabar kalbi. Iš tikrųjų, yra tikrai didesnių problemų gyvenime ir visos jos yra išsisprendžiamas, čia tiesiog viskas yra mūsų galvoj. Kaip tu su ta ligos diagnozė pati susitvarkiai? Nes čia nėra taip pat, aš irgi turėjau, tai žinau tą kelią, kai tu galvoji, tau prabėga prieš akis, kiek aš nugyvenau, kai jau čia dabar viskas bus, ar sunkiai, bet dabar atrodo dzin. Atrodo, nu, praėjo ir viskas. Manau, kad Arūnai buvo sunkiausia, nes šalia mano vyras raudojo irgi. Jis turėjo išklausyti visas mano ten rėkimus ir taip ir man varžybose tikrai tai trukdė, nes tau ir šiaip fiziškai nėra labai gerai ir tu supranti, kad nu, tavo visos emocijos, ką tu bereaguotum, jos yra perdėtos. Nes tu pradedi dėl vieno reaguoti, bet tada prisimeni tą ir tada uždedi ant viršaus tą ir tada vėl jau pamiršai, dėl ko tu ten ir taip toliau. Tai labai sunku ir ypač, kai tau reikia visą laiką susikoncentruoti, bet aš tai sakau, mane Dakaras 100% išgelbėjo ir aš buvau pati laimingiausia, kad aš apskritai galiu startuoti ir kad galiu paimti, padaryti ir pasveikti, nes mano tikslas buvo finišas ir nes finiše aš nusprendžiau, kad aš jau būsiu sveika. Tai grįžau, mes pasidarėm operaciją ir taip sakė, viskas dabar šiai dienai yra gerai, o kas bus po poros metų, po 5 mes niekas nežino. Absoliučiai niekas nežino. Bet kas gali nueiti ir sakysim, va, čia ant rankos koks nors, nežinau, apgamas. Ar dar kažkas. Taigi čia bet kas gali būti. Absoliučiai. Tai dabar stengiuosi tiesiog apie tai net negalvoti ir nesifiksuoti, nes iš tikrųjų tai yra tikrai daugybė dalykų, apie kuriuos aš galiu galvoti. Tai Dieve, mano žmonės partrenkia su mašina, dar kas nors atsitinka, taigi mes niekada neįsim ir negalvoju, čia mane dabar partrenks. Tai ir partrenks, jeigu galvosi. Jo, čia tas irgi ir psichologiškai netgi, jeigu tą patį dalyką pastoviai galvoji laikysi, tas irgi nėra sveika, nes save išsekini ir kitas dalykas netgi ir pasikartojimo atveju, ar ne, tu tarsi duodi eigą ligai toliau sugrįžti, nes tu pastoviai apie ją galvoji. Čia mes niekas nežinom, mes galim išeiti, atidaryti duris ir iškrist per langą, ar ten kažkas to. Tai stengiuosi apie tai, aišku, visokių būna minčių, tai visą laiką stengiuosi tiesiog automatiškai next, tą skaidrą tokią perjungti. Normalu, nes mes visi žmonės ir mes visą laiką kažko galim bijoti ar nerimauti, bet tiesiog turbūt tu turi tokį paimti kaip... Man tai netgi gal kažkiek ir davė, sakyčiau, tai mano diagnozė, ar ne, nes aš tada supratau, kad kiek aš dar daug nepadariau ir noriu padaryti, tokio uždegė energijos, ar ne, va tas man buvo, nes buvo viskas labai taip ramu, jau taip daugmaž nusisėdė ir tada tu supranti, wow, aš neturiu viso pasaulio laiko, man reikia dar daug padaryti, aš dar daug nepamačiau, nepatyriau, nenuskridau, nesusipažinau ir ten taip toliau, tai ta prasme, į viską galima pažiūrėti ir pozityviai gana, kad tai yra, tarkim, kažkokia pamoka tokia. Taip, bet taip reikia prieiti prie to, iškart neprieini prie tokios minties. Ne, iškart o kiti niekada neprieina prie tos minties, bet vėlgi čia yra tavo pasirinkimas. Kiek laiko tu ten būsi auka, kiek laiko tu ten krioksi, kiek laiko, nežinau, kažką blogai apie save galvosi ir kiek laiko klausi, kodėl man. Arba tu, man nežinau, turbūt kokį poros mėnesių reikėjo, mėnesio, pusantro poros, tada varžybos, nu tada faktas, kad visą laiką tavęs neramina, nes tu nežinai dar iki galo, kaip čia bus, kad tai dabar lieka besitikrinimas. Taip atsimenu, prieš pirmą tikrinimą esi po 3 mėnesių pradžių. Man tai baisu buvo, nuoširdžiai, kad aš nueisiu ir man dabar pasakys, kad vėl tas pats bus. Antrą kartą, jau ne taip, trečią kartą, faina su gydytoju jau susitikti. Jau ramiau, pačiai ramiau. Jo, nes tu supranti, kad viskam reikia laiko ir laikas turbūt geriausias gydytojas.
Ir laikas, ir pats savo. Dar turi būti Faktas, tu turi pasakyti savo, kad gana. Ir ten tie visi nusistatymai, kad kokį aš tau čia geresnį darbą rasiu. Ką aš čia dabar padarysiu, ar aš galėčiau važiuoti ten ir ten, kaip aš tau surinksiu, bet čia, tai faktas, jūs jau iš karto savo nusipešėt, kad taip ir sėdėsi tam pačiam darbe, taip ir nusipieši savo kažkokios ateities geresnės, neturėsi tu to geresnio automobilio, jeigu tu šneki, oi, čia tik turčiai gali, tai yra tavo sprendimas. Aš netgi labai daug kartų bandžiau kažkokiems žmonėms net ir padėti išjudėti iš tam tikros pozicijos, ten, sakysim, draugės ar ne kažkokios mokyklos laikų ir taip toliau. Ir tu supranti, kol pats žmogus neateis iki tam tikros pozicijos, tu jo neišjudinsi, nes tu jam pradedi sakyti netgi, tarkim, žingsnius, tai kad nežinok, tas iš karto. Tu supranti, kad jo nepaimsi, neperkelsi kaip vazoną į kitą poziciją. Kiekvienas turi, kaip aš sakau, savo tą laimės kalvę ir susikala, kaip jau jam jinai išeina, taip išeina. O gal kitiems patinka niukt tiesiog per gyvenimą. Nereikia čia to gydytojų žaisti, nes tiesiog savo energiją labai išvaistai ir nemanau, kad žmogus, su kuriuo ten šnekės 5 kartą apie tą patį, vertas yra dar 6 karto ir tavo energijos, nes tu vėlgi turi tą energijos kiekį tai dienai, jis nėra kažkoks neišsemiamas, tai tu nusprendi, kur tu nori skirti savo laiką, savo energiją, savo mintis ir viskas, ir stengiasi atsiriboti tiesiog nuo tokių žmonių ir vis tiek laikui bėgant pasikeičia tavo aplinka. Pasikeičia absoliučiai. Ir tu turi būti tik dėkingas. Kitus pradeda trigerinti sėkmė tavo, kitus ten dar pradeda kokia tai ten jau, tarkim, visiškai kitas rytis, ar ne, jau nebeįdomu, nėra apie ką kalbėti. Atsiranda vis tiek tavo aplinkos žmonės ir tu su jais ir būni. Jo, visą laiką mano pagrindinis tikslas jaustis kambarį durniausia. Tai visą laiką stengiuosi tą ir daryti. Smagiausias, ar ne? Dėl to, kad tu durniausias būdamas, tu gali daugiausiai išmokti. Kas iš to, kad tu dabar sėdėsi kažkur, kur tu būsi pati fainiausia, pati gražiausia, o Jėzau, čia kiek daug pasiekti. Bet yra ir tokių, jie labai mėgsta, ten vaikšto kaip pažai aplinkui, tie jau draugai pažįstami, ten garbina visaip, lenkėsi ir čia toks narciziškumo gal požymis pa žmogų, kai būna, jis labai mėgsta aplink susikurti tokią aplinką. Taip, bet nemanau, kad tu gali augti tokio aplinkoje. Tai reikia tikriausiai išsigryninti, ko tu iš tikrųjų nori. Jeigu tu nori būti toks kaip dabar, valio. Vėlgi, aš niekada negalėčiau sakyti, o šitas žmogus už mane prastesnė, jeigu jo toks pasirinkimas. Viskas gerai, o gal jis ten dar 100 kartų, 1000 kartų laimingesnis negu aš ten stengsiu. Aš mačiau labai laimingų iš viso, Amerikoje, kas yra gerai, kiekvienas darbas yra labai gerbiamas, ar ne? Aš mačiau tiek yra laimingų dirbančių valytojais, elementariai, ir jie tokie happy yra, ir jiems viskas taip yra gerai, ir tu supranti, kad tu su savo kažkokiais ten dangiškais migdolais kartais atrodai, vėl nežinau, ko norinti, nes ta laimė yra, paprastai turiu šepetį, skudą, vandens ir aš plaunu ir po to gaunu pinigėlį ir pernešu šeimai kažką skanaus. Viskas. Ir kiekvienas turi matyti tą savo laimę. Ir mes irgi kieme turim tokią valytoją, kuris visą laiką šį pamatau. Jisai išsišėpė, aš išsišėpiu ir šiandien ryte pasimojavom. Taip fainai yra su juo susitikti, nes aš nežinau, ar kieme yra dar pozityvesnis žmogus negu jisai. Jisai ryte kiekvieną dieną 7 ryto šluoja, atsimenu, jau man ten iškrito šiukšlių maišai, pribėgo, padėjo man ir taip toliau. Ir tu galvoji, kitas toje vietoje būtų pats nelaimingiausias. Auka. Nežinau, bet jo pasirinkimas ten dabar. Ir jisai žiauriai džiaugiasi tuo. Taip, jam labai gerai. Ir visiems aplink gerai. Taip. Nes jis yra pats laimingiausias, kokį tu ten gali tam kieme pamatyti 7 ryto. Tai tikrai labai džiaugiuosi. Kaip sako, jis man toks pavyzdys. Jis made your day, maždaug tavo dieną padaro gerą, nes tu pamatai tą šypseną ir tau jis man tikrai pavyzdys. Aš žiūriu jį, kaip jis myli savo darbą, kaip jis tą daro, kaip jis daro tai su šypsena. Gal ten ir nėra jo, ten, nežinau, išsvajotas viso gyvenimo darbas. Bet tai yra tai, ką jis nori daryti šią akimirką ir jam tam fainai. Jis susitvarko ir išeina. Ir viskas, viso gero. Visą laiką su kuprinė, toks pasiruošęs, reikaluoja, labas rytas. Reikalų direktorius kiemo. Fainai. O tu ten išeini, o į pilatę čia reikės dabar eiti, sėsti į mašiną ten, po to dar kavos, eisim ten, oja, sau dar toli nueit, kur tą mašiną pastatyti. Va, ryte. Labas rytas. Labas rytas. Fainai, viskas. Ir viskas, ir diena įvyko, kaip sakoma, visiškai. Bet kokio gerumo leliai ir aš negaliu, jinai snaužia visiškai. Su šypsena tokia užsimerkus, vieną kitą kartais atmerkia ir viskas. Visada, visur su manim kartu. O jeigu tenka palikti, sunku jai? Pas mamą palieku sunku, nes var dabar matėt, kaip norėt paglostyti, tai iš karto neimkit.
Negalima manęs imti aš mažiau. Tai va, bet nežinau, šiaip jinai tokia šuo, kur prie visko prisitaiko ir su motociklu, ir su bagiu, ir... Važiuoja jinai, ar ne, tai užsikabinate kažkur, ar ne? Ir su motoroleriu turim tokią kuprinę, su dviračiu turim priekį. Čia kaip tik draugė užėjo į garažą, kas čia sako, ai, tai čia skaulėlė, o šitą, nu tai irgi skaulėlė, tai čia su dviračiu uždedam čia tą. Tai jinai visur tikrai visą ir lėktuvais, ir vandens motociklu, ir kur jinai tik iš tikrųjų nebuvus. Tai labai komunikabiliai ir visur atneša gerą nuotaiką. Nuotaikos jinai net neš tiesiog negali. Jo. Nes ją pasižiūri ir jau yra ta nuotaika, supranti, visiškai absoliuti. Toks cute šuniukas. Jo, bet iš tikrųjų tai nėra labai cute. Čia tik Ir nereikia čia kokių būt visiems. Čia reikia kai kam ir tokį parodyti. Vaizdelį sudaro, bet taip su kitais šuniukais nėra labai. Čia kaip ir šeimininkė, ar ne? Taip, gali irgi būti labai gera. Tai ką, Emilija, labai dėkui, kad atėjai, man tai buvo smagu iš tikrųjų su tavim susipažinti, nes visi kalba apie Emiliją, kaip ir sakau, ir Dakarą, bet aš visą laiką žinau, kad Emilija nėra tik Dakaras. Aš kai pradėjau apie tai rinktis biški medžiagą, pamačiau apie ten tas moterų klubus ir visus tavo paslaptingas šitas keliones, kur čia dabar įvyksta. Tai sekančiai lauksim dabar? Tai būtinai, nes aš būčiau gal ir ne čia pasiruošus, bet jau biški per vėlu gavosi viskas. Aš manau, kad tiesiog aš jos nereklamavau, nes pagrindiniai pardavimai įvyko storių metu. O įkelti buvo gal 3 postai čia pačioj pabaigoje, nes tiesiog žmonės vasarą užmigę buvo. Tai ir manau, kad galėjot nematyti. Ne, praleidau, nes dar matai, yra skirtumas laiko, tai kartais jūs jau einat miegoti, mes dar tik keliamės, tai tas tie storiai gali net ir praeiti. Kaip kad 2 moteris iš Amerikos lietuvių. Super. Labai gerai. Labai norėsiu šitų istorijų kažkokių ar kažką, nes aš taip noriu sužinoti, ką tu sugalvojai, kad net kaip pas tą Buratino nosis tokia smaila pasidaro, nes labai įdomu sužinoti bus. Tai va, tai labai ačiū, kad atėjai. Ačiū labai už. Aš tikiuosi ne paskutinis kartas, kai susimatom, ar ne, ir palaikysim tą bendravimą. Taip. Tai Dubai visada laukiama. Aš laukiu pas mane, bet kada pas Rūtą nuvešiu, tikrai. I promise you. Gerai, jinai iš tikrųjų labai nerealiai svetingas ir labai mylas žmogus ir mes tikrai kažkaip su ja pagavom tą vaibą. Tai vat buvo jos gimtadienis 30 gegužės skridau pas ją ir taip susirašinėjom ir bet kada jinai vat priimti svečius, tai jai yra didžiausias malonumas. Jeigu kada nors, tai tikrai. Bet taip ir atrodo žmogus. Ja. Absoliučiai. Paprastas, absoliučiai be jokių fanaberijų, absoliučiai be jokių ten. Nu, ta prasme, net nėra ką sakyti, tiesiog labai intelektualus, mielas, labai įdomi tai jos archaiška lietuvių kalba, nes ji gimė tai jau Kanadoje, ji negimė Lietuvoje ir jos tėvai kiek ją išmokino, tiek jinai ir kalba, bet jinai kalba labai gražiai lietuviškai. Tik tai ta kalba tokia... Su tarme jinai gauna. Su tarme tokia, nes jinai pati iš Dzūkijos yra. Geras. Tai va, kaip tėvai iš Dzūkijos. Tai va tas toksai, bet ta tarmė ir tai dar tokia smetoniška tarmė. Ten kai kurios žodžius net labai sunku suprasti. Bet vaibas geras pas moteriškę, nerealiai. Super, tai kuo daugiau tokių moterų? Nes moteris gali viską. Moteris viską gali. Čia net kalbos nėra, nes aš turiu pavyzdį, kad moteris gali absoliučiai viską. Tai... Oi, tų pavyzdžių labai daug. Tai... Iš tikrųjų jo, bet iš tikrųjų ir dabar aš nežinau... Man norisi daugiau lietuvių moterų stipresnių, nes aš žinau, kad jos tikrai daugiau gali. Apart to, kad jos yra manekenės ir visos gražios, tai viskas okei. Bet skambių vardų, apart, sakysim, tų, kur jau pripratę pačioje Lietuvoje, kur jau sukasi ten Cimutė, Nainė, ten Darkšas, nu čia mes tiesiog jau juos žinom a priori, tuos visus, ar ne žmonės. Bet su kažkokiais va tokiais įdomiais tikslais, va kaip pas tave, tikrai, žinok, nėra daug. Nu, bet bus. Nes aš už tai ir noriu tą kelti viešumą, ar ne, kad, va, tarkim, tu būtum pavyzdys irgi daugeliui iš tų moterų, kad sektų tave, žiūrėtų ir motyvuotųsi ant viso to. Nes aš žinau, kad iš charakterio mes esame visos labai stiprios. Tiesiog gal kai kurios dar neperžengė to socialinio, sakysim, ar ne tokio, kad aš moteris, ką aš čia dabar, ta prasme, per garsiai kalbėsiu auditorijoje, ar ne. O gal tiesiog... Dar laikas tas netėjo, bet aš matau, kad lipa. Nes jaunoji karta, tarkim, jaunesnioji karta, va, mano Miglė, ten ir taip toliau. Ojoj, kokios visos. Labai gražu žiūrėti iš tikrųjų. Super, kuo daugiau. Matosi augimas tas visas. Tai labai. Ir manau, tik tai augs ir augs. O aš seksiu jūsų kelionę, nes labai noriu sužinoti, kas ten yra. Ačiū labai. Ačiū jums labai abiems. Ačiū. Kitą plėdžiai. Miškai mėgojo, Lilytė, visą laidą. Čia sakyt, prikėlė mane kokią šitą tetą. Ačiū, labai malonu. Man irgi buvo labai malonu.